Visų savo pašnekovų prašau pagalbos su pavadinimu. Bus kažkas, brūkšnelis Viktorija. Gal pasiutęs balionas, aš sakyčiau. Nes aš tikrai pasiutus, o balionas, nes skraidau padebesiais, nes ta tuščia vidurį Ne, mes sakėm tuščia vidurį savivertė, ne? Bet jis man kažkaip su balionu, tokia vis tiek asociuojas ta savivertė, kur gali taip susprogdinti lengvai. O pasiutęs balionas esat dabartiniam gyvenimo etape, ar būsit visą gyvenimą, kaip man? Nu tai aš čia, žinai, tu tik pasakyti dabartinio gyvenimo etape, tai pasakyčiau, praeitį tokia labiau buvau, bet ką reiškia buvau, tu esi, būsiu, tiesiog pasiutęs balionas. O tu jau kokio dydžio, koks pasiutęs ir kaip aukštai, tai žinai, nuo visko priklauso. Nebemeluoju aš savo ir neapgaudinėju, kad aš čia būsiu rami, bet aš tikrai esu kur kas ramesnė negu buvau. Tai who knows, gal ten po 20 metų ir būsiu chill balionas, nežinau, akmuo, iš vis, žinai, nebe balionas. Koks jūsų vardas? Viktorija. Kiek metų? 31. Iš kur esat? Iš Vilniaus. Kaip jūsų vaikystė atrodė? Kaip prisimenat savo ankstyvąją vaikystę? Nežinau net kaip, nuo ko pradėt. Nepasakyčiau, kad liūdna, bet tokia buvo, su iššūkiais, sakykim. Aš gimiau labai jaunų tėvų šeimoje. Mano mama mane pagimdė 20-ties. Tai kas man yra iki šiol protu nesuvokiama, aš bandau visai įsisąmoninti, man vis tiek nesuprantama. Nes man mama vis laik atrodė suaugus moteris, bet aš kai suprantu, kad kai man buvo 5-6, kai aš savo mamą atsimenu tokią moterį, tai jai buvo 25. Nu, žodžiu, tai mano tėvai tikrai labai jauni mane susilaukė. Mes gyvenom barake iš pradžių, Baltupiuose. Tai net nebuvo barakas, bet tiesiog turėjom tokį kaip butuką. Kiek atsimenu, tai buvo mano vaikystė ganėtinai turininga tuom, kad buvo visą laiką muzika, buvo visą laiką žaidimai. Aš turėjau auklę Liną, kuri mane labai suformavo. Jinai man kaip antra mama. Tai mano auklė, jinai mane labai praturtino visų šituo pop muzikos pasauliu, netgi sakyčiau. Nes mano tėvai šiaip abu yra muzikantai, bet klasikai. Mane vesdavosi į operos ir baleto teatrą, aš būdavau užkulisiuose. Visą laiką buvo ta muzika aplinkui, bet pop muzikos iki Linos, aš sakyčiau, kad net tiek daug buvo. Jo, visą laiką mano gyvenime buvo tos kūrybos. Aš pati, kadangi augau viena, aš neturėjau brolių sesių, dabar turiu net 4, bet augau viena, tai aš susigalvodavau tų draugų įsivaizduojamų. Tai turėjau tokią draugą, Moniką. Tai tėtis pasakojo, kad žiauriai gąsdindavo tas, kad aš su ta Monika, realiai bendraudavau. Palauk, tėti, dar nevažiuok, Monika dar neįlipo. Taip, ten maitindavau ten ją, dalindavaus maistu. Paskui kažkokius po sofą turėjau draugus kaukučius. Tai aš ten su tais kaukučiais irgi dalindavaus visokiais čipsais, fanta, atsimenu, kažką papyliau po sofą, nes kaukučiai norėjo atsigerti. Aš visą laiką turėjau tokią labai lakią vaizduotę, aš visą laiką mokėjau būti su savim. Iš tos pusės mano buvo tokia turininga vaikystė, bet tuo pačiu ir skurdi, kaip pagalvoju, nes iš tikrųjų aš nelabai daug ką turėjau, nelabai turėjau daug draugų, neretai būdavau viena arba su suaugusiais. Tas irgi buvimas su suaugusiais, manau, kad man padėjo anksčiau subręst ir aš jau ten 5-6 metų būdama bendraudavau, ne kaip su lygiu, bet jie su manimi irgi gal elgdavos kaip su lygiu, jie nesivaržydavo prie manęs. Tai va, tai tokia ta vaikystė. Kažkokių tokių liūdnų labai dalykų neatsimenu, nepasakyčiau, kad ten, nes šiaip kaip faktą žinau, kad namuose būdavo konfliktų ir žinau, kad, dėl ko tėvai ir išsiskyrė, tai, buvo nesutarimų, bet aš jų kažkaip nelabai atsimenu, gal dėl to, kad labai jauna išsikrausčiau iš namų. Iš namų, mes su mama išsikraustėm jo į kitą butą. Tai vėlesnėje vaikystėje, tai aš jau atsimenu tą tokį gyvenimą tarp dviejų namų, nes tėvai nusprendė dalintis mano, kaip čia lietuviškai, kas studija, dalintis manim, žodžiu, sutarė, tai aš būdavau pas tėtį 2 savaitės, gyvenu 2 savaitės pas mamą. O kiek jums buvo metų, kai tėvai išsiskyrė? Man atrodo, aš jau 6 metų tikrai jau gyvenom atskirai, tai jau tikrai galima sakyti, kad išsiskyrė, bet man atrodo, kad 5, tai kažkas tokio tame tarpe. Tai jo, tai tada jau pradinės klasės mano buvo tokios labiau chaotiškos. Aš gyvenau tada Lazdynuose su mama. Mano tėvai buvo, kadangi abu iš tikėjimo žodžio, tėčio norų ir iniciatyva, aš mokiausi privačioj tikėjimo žodžio mokykloje. Jinai tuo metu būdavo Skaidiškėse. Tai kas Vilniečiai tai žino, čia yra labai toli, tai aš važiuodavau iš Lazdynų kiekvieną rytą į mokyklą į Skaidiškes. Tai iš pradžių mane dar lydėdavo auklė mano, Lina, paskui būdavo, kad mama nuveža, arba ten kažkas iš klasiokų tėvų pakeliui pasiema iš Karoliniškių, atsimenu. Bet
Bet paskui po truputį vis reikėjo kažkaip įsigudrinti pačiai važinėti viešų transportų. Tai mano kelionė užtrukdavo gal 1,5 valandos. Tai va tokia, tai mano vaikystė. Labai savarankiška, labai aktyvi. Kaip jūs matėt savo tėvus vaikystėje, kas jums jie buvo? Mama, tai man buvo visą laiką pati gražiausia ir dabar mano mama pati gražiausia. Labai švelni mano mamytė, tokia visą laiką buvo man saugumo ir švelnumo toks įsikūnijimas. Tėtis man visą laiką buvo entertainer, kuris prajuokina, kuris moka ten juokingus veidus kažkokius padaryti, labai artistiškas, labai net ne kiek ekscentriškas, bet ekspresyvus. Man su tėčiu visą laiką būdavo labai smagu. Aš visą laiką su juo ten, nežinau, žaisdavau kažkokias nesąmonės, erzindavo mane. Tokį atsimenu iš labai ankstyvos vaikystės. Vėliau tėtis man tapo labiau tokiu autoritetu. Aš pradėjau tėčio labiau bijoti. Nes tėtis vis tiek buvo toks griežtesnis. Gal tas irgi įtakojo, kad išsiskyrus su mama, jisai matė, kad negali tiek dalyvauti mano gyvenime, kiek gal norėtų. Bet jis nuo to nebuvo, kad mažiau nori, kaip pasakyti, ne tik kontroliuoti situaciją, bet, prižiūrėti, kaip viskas vyksta. Jis ir šiaip gal toks yra žmogus, kuris mėgsta, kad viskas būtų sustiguota. Jis toks natūralus lyderis yra, vadovas. Tai jam turi būti kažkiek vis tiek ir pagal jį. Nebus taip, kad jūs darykit kaip norit. Kas iš vienos pusės, kai dabar pagalvoju, tai tuo metu užknisdavo, bet dabar, kai pagalvoju, tai gal geriau toks tėtis, negu toks, kur abejingas ir visiškai jo nebūtų. Ir jis man tą paskui prikišdavo, kai paauglėjau buvau, sako, tu džiaukis, kol aš kad man rūpi, kad aš tim rūpinuosi, nes ateis diena, kai man jau viskas neberūpės ir nieks tau nebekritikuos tavęs ir nebars ir tai bus labai bloga diena. Tokį atsimenu sakė. Nors aš galvojau, ne, tegu ateina ta diena. Tai aišku, dėl auklėjimo tai čia atskira tema, aš turiu savo nuomonę, kaip reikėtų, nereikėtų daryti, bet kai aš įvertinu tai, kokioje situacijoje mano tėvai buvo, aš iš tikrųjų neįsivaizduoju, kaip jie galėjo geriau ką padaryti. Lankiau terapiją ir paskutinius, 5 metus, jeigu ne 10, analizuoju visus tos dalykus, grįžtu į vaikystę, paauglystę ir visokias tas traumas bandau atkapstyti. Ir labai nejučia pasidarai toksai aš, man. Ir tas yra valid, kaip pasakyti, tai yra svarbu tos dalykus suprasti ir tai nėra mažiau tikra, tai nėra mažiau, kaip pasakyti, reikalinga tos dalykus suprasti, bet tik tais visai neseniai man toks atėjo, kad o kaip iš jų point of view, ne? Kaip aš, pavyzdžiui, auginčiau vaiką, būdama 20, kur 18 išėjau iš namų, o mano mama išskrido į Kanadą, kai man buvo 16 ir aš pati Čiurlionkėje praleidau pusę savo laiko, savarankiškai nuo 14, tėčio atveju irgi panašiai, jis išėjo iš namų 16 ir tikrai aš pagalvoju, o ką jie galėjo tą pasiūlę. Jie ką turėjo, to jie dalinosi ir mano tėvai iš tikrųjų labai skirtingi, tokie du poliai. Užsiminėte apie terapiją ir apie tai, kad tėvai padarė geriausia, ką galėjo. Ar čia nėra susijęs su tuo, kad kažkokiu būdu kažkaip jos teisėt arba rasdavo dėl ko kritikuot? Tai be abejo, tai taip, visiškai ilgą laiką analizuodama supratau, kad yra to kažkokio, yra ir tos nuoskaudos, yra ir to pykčio tėvam. Kas mano nuostabai buvo, kad ir mamai kažko turiu, nes visą laiką mama buvo toks good guy, o tėtis kur bad guy. Ir tada supratau, kad ne, aš turiu ir nuoskaudų ir mamai. Tai va, tą buvo man visai sunku suprasti ir priimti, kad galiu mamai kažkokiu turėti priekaištų, nes atrodo, mama tai šventa, pas mus taip šeimoje dar irgi vis laik toks yra piešimas jos paveikslas. Bet vaikystėje aš gal ir nejaučiau tų nuoskaudų. Manęs paklausdavo, kaip tu jauties, arba tiesiog pasakydavau, mano tėvai išsiskyrė, kaip užjaučiu. Ir man vis laik būdavo toksai, what the fuck, tipo, viskas okei, I'm chill. Ir paauglystėje man atrodė, kad I'm chill. Aš kažkaip praėjau visą gal tą vaikystę ir paauglystę tokiam survival mode. Apart kažkokių tokių mažų atvejų, kur, pavyzdžiui, ne, iki šiol liūdžiu, pykstu kažkiek ant tėčio, kad 4 klasėje jis nespėjo į mano išleistuvės mokyklos, nes aš ten pastačiau choreografiją ir jis nenufilmavo ir turbūt, kad nieks nenufilmavo. Ir labai tas įdomu yra, kad tu ir suaugęs būdamas, tu tas pats esi 10 metų vaikas, tu vis dar pyksti. Šitą kažkada turėjau nušvitimą su draugė, kai kalbėjau ir pasakojo, kaip jinai 5 klasėje, kaip ten mūsų kita draugė, ten jos nepriimdavo žaisti. Ir aš čia sėdžiu su manim, beveik 30 metų moteris ir pasakoja, kas buvo 5 metų. Ir ne tai, kad atsimena, bet aš matau tą emociją gyvą. Ir aš tas susimaščiau, kad gal ir mano dalykai ar skriaudos, kurias padariau vaikystėje kitiem vaikam, gal jiem irgi tai nėra kažkas tolima. Ir taip pat mano tos skriaudos gal nėra kažkas ten kažkur praeityje. Tai kažkokia dalis vis tiek gyvena. Ir vėlgi,
nežinau, kiek tas yra būtina. Yra nuostabu, jeigu tu gali tai aptarti su savo tėvais ir jiems išsakyti, ir jūs galite apie tai pasikalbėti, ir tėvai tada atsiprašo, ar kažkokį turi tą closure. Bet dažnu atveju tai nebūna. Kiti gal žmonės iš vis neturi tėvų gyvų. Ir aš manau, kad tai yra nekiek svarbu tuos dalykus suprasti ir tas, sakykime, paleidimas, atleidimas įvyksta nebūtinai toj konfrontacijoje su tuo savo, nežinau, skriaudėju ar tuo šaltiniu skausmo, liūdesio, bet tai turi vykti viduje. Ir tai yra toks, nežinau, toks sudėtingas procesas, kur aš net nežinau kaip apibūdinti, bet kažkaip po biškį vis paleidžiu. Manau, kad per empatiją, va, tas įsijautimas į to POV, va, nu jo, tai tėveliai darė, ką galėjo, bet aš ne iš tos pusės sakau, kad čia jos pateisinti ir, kaip žinai, kaip skriaudėjai, tarkim, ten santykiuose kažkokiuose smurtiniuose, ten, nu tai jo, bet jis gėrė, bet jis buvo geras, tai ne iš tos pusės, kad aš čia taip numenkinu, tarkim, ar ne, bet kur aš nuoširdžiai tiesiog pamačiau juose visų pirma tuos vaikus, kurie irgi neturėjo tų dalykų iš savo tėvų. Tada pamačiau tuos jaunuolius, tuos jaunus suaugusius, kurie, nu tikrai, nu darė geriausia, ką galėjo. Ir kai tu labiau įsijauti, aš manau, kad čia gal ir ne tik su šeima, tas, nežinau, su kažkokiu konfliktu, su draugu ar antra pusė, jeigu tu įsijauti kito žmogaus batus ir tu pagalvoji, okei, bet jam gal, iš tikrųjų, jam sunki diena, pas jį ten darbė dabar įtampa ir iš tikrųjų jis visas grįžo pavargęs, o aš čia protą dėl skalbinių, nu gal tikrai nereikėjo, arba gal jisai čia iš tikrųjų nenorėjo, taip. Tada lengviau yra atleisti, kaip tu iš tikrųjų pasigilini. Tuose ankstyvose klasėse, koks vaikas buvot, kaip save prisimenat tenais, kaip jautėtės, kaip jūs aplinka matė? Tai buvau tikrai energingas, aktyvus vaikas. Jau trečioj, dar neperėjus Lazdynų mokyklą, aš jau trečioje klasėje kažkaip pradėjau, aš nepasakyčiau, kad anksti bręst, bet gal mane paveikė tas popkultūros įsimylėjimas, nes jau kai buvo man 7-8, tai tikrai aš buvau visiškai obsessed Britney Spears ir aš tiesiog max norėjau būti Britney Spears ir močiutė mano buvo tokia biški labiau gal liberali, tai mes eidavom su ją pas skudurynus ir jinai man rodydavo kaip rūbus ir jinai man duodavo kokį rūbą, va čia seksi. Kai dabar pagalvoju, 9 metų vaikui, kam reikia tų seksi rūbų. Aš turiu ten fotosesiją, kur man 10 metų, aš su trumpu sijonu ir crop topu ir galvoju, siaubas, tai prasme, kaip blogai. Bet man žiauriai patiko, aš ten fotkino, aš ten plauku ir man tada dar prašiau patėvio, nes patėvis mano jaunesnis už mamą ir jis gal kažkiek norėdamas mamai įsiteikti ir man jisai daugiau leisdavo man negu šiaip vaikui. Tai ten 9 metų aš jau, man atrodo, jo 3 klasėje aš nusidažiau pirmą kartą plaukus su ruogelėmis. Tai buvau žiauriai kieta. Tai ir močiutė nupirko kablus man 4 klasėje, aš ateidavau į mokyklą su kablais. Bet jo, nu, kažkiek sulaukdavau ir tų patyčių, taip, nes būdavau ekscentriška, kas atrodo, kai esi tokia kieta ir ale pasitikinti savim, tai tave apsaugo nuo patyčių. Bet iš manęs ir tyčiodavos, kad ten, kaip tu čia apsirengiai ten, nes aš nebijodavau paeksperimentuoti, tai kartais ir nudegdavau su to savo eksperimentavimu, tada perėjau į Ąžuolyno vidurinę mokyklą. Iš viso, žodžiu, pakeičiau 6 mokyklas per savo paauglystę, vaikystę, tai tikrai nemažai, tai tikėjimo žodis, tada Žeručio pradiniai 1 metus pasimokiau. Tada, kadangi reikėjo jau pereiti, tai perėjau Ąžuolyno. Tenais, kai mokiausi, ten jau prasidėjo mano ankstyva paauglystė. Tai 11-12 metų, 5-6 klasė. Tai ten aš jau iš FIFOs perėjau į reperę, mano buvo ta fazė. Ir aš niekur neradau moteriškų reperiškų rūbų. Tai tiesiog nuėjau į bernų skyrių ir nusipirkau berniukiškus drabužius ir vaikščiau mokyklą apsirengus kaip bernas. Iki tiek, kad mane net pašaukė kažkokio berno vardu. Ir aš turėjau savo pirmą vaikiną, kuris mane paliko dėl to. Paskui sako, mano draugai sako, tu per daug berniukiška. Bet žodžiu, jo, prasidėjo tie draugavimai, kažkokie įmai į kiemus, kietos merginos toksai įvaizdis. Ir pirmą kartą prisigėriau, man atrodo, 6 klasėje, jeigu ne 5, anksti ganėtinai. Nu tai va, tai tokia prasidėjo mano jau party girl era. Kaip tėvai reagavo? Tai tėtis tai beveik nieko nežinojo. Nuo tėčio buvo viskas labai slepiama, nes tėtis tai būtų pasiutęs. Mama, atsimenu pirmą kartą, kai rado mane, nepabijokim to žodžio, kominę namuose. Mane labai nustebino jos reakcija, nes jinai nieko nesakė. Jinai man tiesiog atnešė arbatos. Aš turėjau kitą dieną važiuoti į stovyklą ir man buvo žiauriai sunku dėtis daiktus. Ir taip bijojau, kad mama ateis į kambarį ir kažką pradės protą, bet mama taip ir nieko nepasakė. Tik kai grįžau iš stovyklos, man atrodo, mes pakalbėjom. Ir mama sako, žinai, aš tikėjausi, kad tai bus, sako, aš tik nesitikėjau, kad taip anksti. Tai ta mamos ramybė tokia ir priėmimas, gal netgi sakyčiau, buvo visai fainas. Čia tokia, man atrodo, meilės forma, nes tikrai kaip tėvam, dabar man įsivaizduoti sunku būtų, noris ir pykti ir kažką, ir tas yra, kad aš tikėjausi to, nes aš grįžau namo ir buvau žiauriai girta ir aš atsimenu, aš suprantu, kad aš negaliu gulėti čia taip girta pasilika, bet aš nieko negaliu padaryti, aš tiesiog guliu viskas. Ir aš žinau, kad tėvai grįš iš sodo ir mane ras tokią, ir man bus viskas, nieko. Tėvai tik užėjo kambarį, uždarė duris,
tavo mama atnešė kažkokią ramunėlių arbatą kažkokią, neaiškiai. Kaip dabar atsimenu. Tai va taip ir reagavo. Tėtis tai... Aš nežinau, kad tėtis mane pirmą kartą prigavo. Ganėtinai vėlai. Aš nuo tėčio visai slėpiau savo šitą blogąją pusę. Nes tai buvo neprimtina, tai nebuvo net klausimo tokio nebuvo. Tai tėtis klausdavo nebent ten, tai ar jau čia vaisi su berniuku, ar jau mėgi su berniukais. Kur man ten, tikrai net ne iki to mintis, ne, tėti, fu. Tai tada, mano visa paauglystė, aš pasakysiu, tai buvo labai tokia juoda balta. Tikrai turėjau labai bipolinė mano aplinka buvo. Tai mama, kuris, sakykime, myli, priema, leidžia ir gal netgi nedažiūri truputį. Ir aš visiškai tą laisvę savo ir tą chaosą paleisdavau laisvai. Ir tada su tėčiu, kur yra viskas labai švaru, gražu, kultūringa, aš gera mergaitė, tėtis mane paleidžia, duoda 20 litų, aš iš karto draugam pasiėmau malaus ir ten varom kažkur laiptiniai sėdė. Nu čia aišku, jau kaip biški vyresnė buvo aš ten. Kad prisigerdavau pirmus kartus ten, taip anksti tai nereiškia, kad tą dažniau darydavau. Bet paskui jau buvo toksai, kur jo, ką veikti, varom sidro ten, varom ten po tiltų pasėdėti. Tai labai tie kontrastai tokie būdavo. Ir jie būdavo ir savaitės eigoj, ir paskui jie būdavo netgi ir tokiais ilgesniais etapais, kur aš, pavyzdžiui, nuvažiuodavau į tą, tarkim, krikščionių stovyklą. Ir kai vaikų važiuodavau dar nebuvo taip, bet aš atsimenu, važiavau gal 12 metų pirmą kartą į paauglių stovyklą, nes man patiko ten vaikų stovyklai buvo vyresni tokie visi, ir jie ten kieti, tokie gerai rengėsi, faini, ir aš ten norėjau būti su jais draugai, ir tipo, man kažkaip dėlis ten suveikė bilietą varyti tą paauglių stovyklą. Ir aš tais vyresniais ten paaugliais hanginau, ir man patiko, ir aš pamačiau, kad yra kita pusė, yra jaunimas, kurie, jie nesėdi kažkur padėsdę su alaus karbėm, jie kitaip leidžia laiką ir nėra mažiau smagu, tipo, žiauriai linksma. Prisijuokdavau iki nukritimo. Ir tada grįždavau tokia įsikvėpus, kad viskas, dabar aš gera mergaitė. Ir aš ten, ir dar rugsėjo 1, dabar aš gerai mokysiuos, viskas. Aš kai grįžau iš tos stovyklos, kažkuriais tais metais nusipratau, kad aš nebegaliu lankyti Ąžuolyno mokyklos, nes ten yra mano jau sutepta reputacija, manęs visi mokytojai nemėgsta. Aš dabar, kadangi nuo šiol būsiu gera mergaitė, aš jau tada buvau nebe reperė, aš tokia tetos įvaizdį valdžiau. Ir aš tada su tuo tetos įvaizdžiu išėjau sausio 13 mokyklą, kur buvo dar labiau crazy laikas. Aš gal kokius 2-3 mėnesius pabuvau gera mergaitė ir prasidėjo tada linksmybės. Tai ten mane realiai norėjo išmesti iš mokyklos už seksualinį priekabiavimą prie mokytojo, kurio aš labai atsiprašau, jeigu mokytojau Kavarską, jeigu jūs žiūrit šitą video, tai aš labai atsiprašau. Nes jisai buvo jautrus, labai mokytojas, labai švelnus, delikatus ir mes iš jo šaipėmės, kad jisai galimai gėjus. O jisai vis laik pasakodavo apie savo merginą. Mes merginą einam ten ir mes mokytojai. Man atrodė, taip, obviously gay, kodėl, kam jūs meluojat? Ir aš toje fazėje išgyvenau, kur aš prisirengdavau ten tų lemenėlių, prisikiždavau belia kiek visko, kad papai būtų kuo didesni. Ir aš tai savo suspaustais papais visur ten lyzdavau. Tai aš pas tą mokytoją lyzdavau, kad jis susikuklintų ir tada klasiokai labai juokdavosi. Tai aš paskui kažkaip perlenkiau lazdą, kad norėjau, kad jisai važiuotų su mumis į ekskursiją, nes mes ieškojom, kas važiuotų su mumis į ekskursiją, ką lengviausia apgauti iš mokytojų. Ir galvojom, reikia būtinai paimti Kavarską. Ir Kavarskas ten, aš pagalvosiu kažką ir mokytojau, davai. Ir aš priejau, pačiupau už šiknos. Aš tiesiog nesuprantu, kaip aš tai galėjau padaryti, bet aš paėmiau jam už šiknos. Ir jis labai supyko pasirodo, nes jis valgyklai budėjo tuo metu, tai čia dar buvo ir visai vieša. O mes tiesiog ten kažką nužvengėm ir atrodė, big deal. Po to pasirodo, jis parašė manęs pareiškimą ir mane jau kvietė ant kilimėlio, kad reikėtų jo išeiti iš mokyklos. Tai mano mama išprašė, kad neišmestų manęs. Kaip tik buvau vėl pakliuvau ant tokios laidos, kur mes turėjom jau, paskutiniai buvo prieš mus, kurie galėjo iki 12 klasės eiti, mes turėjom pasirinkti kitą gimnaziją. Tai aš jau buvau nusprendus eiti į Juozo Tallat Kelpšos konservatoriją ir mes žinojom, kad šiaip ar taip aš jau už poros mėnesių išeisiu, tai ten išprašėm, kad tos 2 mėnesius man leistų dar pabaigti tą mokyklą. Tokia ta mano geros mergaitės čia ir istorija, kad ten buvo dar blogiau. Kelpšoje, kai mokiausi, aš tenais labai džiaugiausi, kad niekas nekreipė dėmesio į matematikas, visokias chemijas, o labiau žiūriu muziką ir galvojau labai gerai, nes aš irgi labiau fokusuojuosi muziką negu į tos tiksliuosius dalykus. Bet 10 klasėje, besiruošiant bandomiesiems egzaminams, pradėjau šikti batą, kad aš neišlaikysiu. Aš tiesiog literaliai neišlaikysiu, aš nieko nemoku, aš tiek praleidau pamokų, aš nieko nesuprantu, aš tingiu, mane čia nemotyvuoja, man ten irgi per daug pagundų, nes ten niekas net neprižiūri. Ten buvo hema visiška. Bet labai nukentėjo mokslai ir aš supratau, kad viskas čia man bus blogai, aš neišlaikysiu, aš tikrai nuoširdžiai išsigandau. Ir tuo pačiu aš vėlgi paskui draugus ėjau. Ir visi ten minties gimnazijoje, ką aš čia veikiu su šitais menininkais, reikia man varyti į minties gimnaziją. Kažkaip vidury mokslo metų aš išėjau.
Ir tada, man atrodo, 1,5 ar 2,5 metų prasimokiau minties gimnazijoje, kurią aš ir baigiau. Tas ir buvo, kad aš prie menininkų nebuvau pakankamai menininkė. Aš vis tiek buvau ta mergina iš Lazdynų, kuri su ryškiai rūžavų lūpdažiu ateis su odiniais rudais batais. Tipo menininkė, bet tokia, kur, supranti. O tada Lazdynuose aš būdavau biškai per meniška tiem visiems paprastiem tokiem. Negaliu sakyti rajonskiam, nes ne visi mano draugai rajonskiam, bet, tipo. Tai kažkaip aš tos visą laiką savo vietos, atrodo, ieškojau gal tarp tų mokyklų, kur aš čia pritapčiau. Ir aš niekur nepritapdavau iš tikrųjų. Aš turėjau daug draugų visur, daug pažįstamų, daug draugų, bet taip, kad vieną gerą draugą turėčiau, tai sunkiai, niekada neturėjau tokio kažkokio artimo draugų rato tokio. Apart tų draugių, su kuriuom buvau nuo vaikystės, ankstyvos paauglystės. O suprasdavot, kad nepritampat, kaip tą priėmėt pati, kad... Jo, suprasdavau, gal nežinau, kiek anksti aš tą supratau, labiausiai gal kelpšoje man pasijauti iš tikrųjų. Nes atsimenu, nes ten ateini tu visų pirma neturi tokių draugų. Tu turi susirasti draugus iš naujo ir visi ten ganėtinai skirtingi. Ir nežinau, aš ten kažkokią tokią vienatvę gal pajaučiau, kad ten iš manęs tokios 12-okas atsimenu šaipydavosi. Jis sakydavo žuvis. Ir aš niekada nesuprasdavau, kodėl žuvis. Paskui man tas šilo, nes gal aš smirdžiu žuvį, aš nesuprantu, prie ko čia žuvis. Mano veido bruožai net nepanašus į žuvies, tam plačios lūpos galbūt, ne. Bet aš supratau, nes aš turėjau tokį, pasimdavau su savim skaitmeninį fotoaparatą ir aš dogface'ą darydavau. Ir jos dėl to vadino mane žuvim. Tai nes aš kažkada taip fotkinausi ir jos tada žuvis. Ir aš supratau, ir aš galvoju, blemba, tai čia laim yra, ne, taip viešai vietoj fotkintis. Ir tada vėliau iš kelpšos, kai aš jau mintį, aš tada ten irgi tą pajaučiau. Ir mano šiaip sceninis vardas iš ten ir atėjo, nes aš radau tokią nuotrauką, kurios iki šiol bandau visur rasti, nerandu. Tai buvo toks Tumblr, kai būdavo visokie meniški tokie paveiksliukai. Ir ten buvo Feeling Lonely, Welcome to the Top. Ir aš, oh my god, taip, this is so me. Ir galvoju, jo, gal man dėl to ir vieniša, nes kuo aukščiau piramidės viršų, tuo mažiau vietos. Ir tipo, aš gal turiu būti tas, kuris veda, o nebūtinai tas, kuris su kompanija. Vėlyvoje paauglystėje aš tą tikrai supratau. Anksčiau gal nebūčiau taip įvardinus savo, kad nepritampu. Per daug buvau susireikšminus ir per daug buvau savo pasaulyje kažkokiam. Papasakokit daugiau apie tą susireikšminimą. Čia jisai yra toks susireikšminimas iš to, kad nebelieka ką daugiau daryti, kai tavęs nepriima, ar jisai iš kažkur kitur kyla? Aš manau, kad be abejo, taip. Be abejo, tas dėmesio. Iš vis, aš kažkokiam podcast'e girdėjau, man šita mintis labai patiko. Tu žinai, kad gerai užauginai savo vaikus, jeigu jie nenori būti žymus. Tai va tas man įstrigo. Ir tikrai su kiek bendrauju muzikantų, menininkų, nesvarbu, kas nori būti famous, ypač ten žiauriai famous, tai kažkas jau yra negerai. Tai tikrai. Tai pas mano atveju, tai tikrai aš buvau ganėtinai, sakykime, dažnai viena ir gal jausdavus neįdomi ir susikūriau tą savo fantazijų pasaulį. Ne tik, kad neįdomi pati iš savęs, bet turiu meni, kad tėvams neįdomi, kad, nieks manim nesidomėjo pakankamai. Net kreipdavo to dėmesio. Va, ką nupiešiau, va, pažiūrėk, ką padariau ten dar kažką. Noras būti pastebėtai, noras būti svarbiai, reikšmingai, ką aš ir iki šiol pastebiu. Tas vis dar yra kažkur vis tiek. Aš negaliu taip įvardinti, nes aš neatsimenu labai taip tiksliai to momento, nebuvo tai sąmoningai, bet aš manau, kad aš susikūriau tą fantazijų pasaulį, tą Britney Spears idealizavau ir pati norėjau ją būti, nes tai man buvo toksai kaip eskeipizmas. Aš galėjau pabėgti nuo tos savo realybės, kuri man gal ne iki galo patiko. Ir aš labai ją pasinėriau, labai. Ir aš labai ir tą nešiausi su savim iki kokių gal 19 metų netgi, kitokiom gal formom, bet aš tikrai atsimenu tą jausmą, kur ir man jis ir padėjo X Factorių, manau, taip gerai praeiti, aš nežinau, kaip čia vertinti gerai, blogai, bet žmonės tikrai mane atsimenu, atrodo, iš to projekto ir aš pati atsimenu, kad aš ėjau, labai užtikrinta, aš buvau labai pasitikinti savim, nes aš buvau biškai delulų ir aš tiesiog žinau, kad man lemta būti čia žvaigždė, belė kokia, kas, aišku, man vėliau ir pakišo koją, ką paskui turėjau išmokti, unlearn, kaip sako angliškai, bet jo, aš būdavo važiuoju troleibusų dar paauglystėje ar ten netgi vaikystėje ir aš galvoju, jūs čia dar niekas nežinot, bet jūs važiuojat su žvaigždė. Arba man sakydavo ten, žinai, tai tu tiki, kad bus žvaigždė ir aš sakydavau, aš jau žvaigždė, tik jūs dar to nežinot. Tai va toks buvo manį stiprus tikėjimas, kuris, manau, jeigu jis yra suderintas su disciplina ir sunkiu darbu, jisai šiaip, tu kalnus gali nuversti. Dabar žiūrovai gal pamatys, o gal ir nepamatys, buvo trumpa pertrauka ir vėl sugrįžome. Ką nuveikėte per išvykimą? Buvau filmavime laidos labai smagios. Bet jo, aš nežinau, ar galiu sakyti, nes ten rodys tik per naujus metus. Ir sustojom ties X Factorium, papasakokite, kodėl ten atsidūrėte, kaip tai atrodė. Iš tiesų tai laukiau X Factoriaus ar bele ko, kad būtų kažkoks muzikinis realybės šou nuo, nežinau, 10 metų gal. Tai aš irgi labai norėjau būti jau kuo greičiau telike, kuo greičiau scenoje, kuo greičiau būti pastebėta. Kai tik sužinojau, kad mano draugas, taip pat Tomas Alinčiko, pasakė, bus, gal netgi pirmą pasakė Lietuvos balsą
balsą. Ir aš įregistravau Lietuvos balsą, iš tikrųjų buvo taip, kad praėjau atranką, bet tada sužinojau, kad bus X Factorius. Ir aš tada supratau, kad ne, vis dėlto mano stipresnė pusė nėra gal balsas, nors aš taip nenuvertinčiau savęs kaip vokalistas, ne iš tos pusės sakau, bet labiau, kad vien balsu aš nepraeisiu. Taip kažkaip galvoju, daugiau praeisiu, jeigu bus, nes kas tas X Factorius? Tai yra kažkoks tavo X charizma, kažkas toksai, ar ne, ko negali apčiopti. Tai aš tada atsisakiau dalyvauti ir perbėgau X Factorių. 17 metų nuėjau X Factorių. Buvo toks įdomus momentas, kad kai nuėjau, tai dar mokiausi 11 klasiai ir buvau tik pradėjus rašyti repą. Mano pirmi gal buvo posmeliai parašyti ir aš labai juokingai sugalvojau dieną prieš gal ir būtent kažkokiam šokių betluose, man atrodo, dalyvavau ir kažkas man pasiūlė, tai tu nerepuosi, tai buvo X Factoriui. Ne, aš žinosiu Beyoncé's dainą ir tada galvoju, plama, kodėl aš nerepuoju, tai čia mano išskirtinumas. Ar aš pradėjau iš vakaro rašyti, negaliu pasakyti, bet aš tiksliai žinau, kad aš rašiau, būdama jau Šiauliuose, aš dalyvavau atrankoje Šiauliuose ir aš sėdėjau pas mamą mašinui, nes aš turėjau paskutinę vos ne vakare dainuoti. Tai labai daug laiko buvo laukti, nes turėjom ryte būti ir turėjau tą visą dieną ir aš ten visą tą dieną praleidau mašinui ir rašiau repą. Nepaslaptis, kad rūkydavau žolę dažnai, tai aš ten kažkaip parūkiau. Nes aš turėjau tokį įsitikinimą anksčiau, kad aš jeigu neparūkius, tai aš negaliu rašyti. Mano buvo toksai būtinas dalykas rašymui. Tai jo, tai aš ten parūkiau tą kasekėlį, parašiau tą repuką ir jokingiausia, tai kad aš savaime aišku, tik parašius, tai dar reikia laiko išmokti ir dar ten ganėtinai greitas tempas. And man is cherry, extraordinary. Ir aš ten tokį parašiau greitą tą repą, kur aš jau nespėjau išmokti ir aš tik pradėjau repuoti, aš iškart pamiršau tekstą. Tai aš tada improvizavau, bet it worked, ta prasme vis tiek komisija labai patiko. Mane paskui ir priskyrė reperių kategoriją, vien dėl to, kad aš parepau tą mažiuką stulpeliuką ir buvau su kepuryte garla. To užteko, kad mane priskirtų reperių kategoriją ir the rest is history. Tai va apie tokį, čia žinai, tas susireikšminimas per brūkšnelį pasitikėjimas savim, nes dabar, aš tikrai labiau jaudinčiaus, manau, nes man tada kažkaip buvo ganėtinai, aš atsipalaidavus buvau, man atrodė, net nėra klausimų, kad aš praeisiu. Tai va, tai buvo tikrai to nemažai manyje, tos drąsos, veržlumo ir tokio, gal net ir perdėto pasitikėjimo savim, kuris su manim paskui visą gyvenimą mane lydėjo kaip mano kažkokia savybė, kas nebūtinai buvo ar yra tiesa. Įdomus tas momentas buvo, kad filmavomės, kaip ir sakau, pradėjau tik rašyti, tai buvo pavasaris, dar buvau 11-okė, tada praėjo visa vasara, buvo kūrybinė stovykla ir rugsėjai dar buvo teisėjų ten kažkokios atrankos, žodžiu. Prasidėjo filmavimai lapkritį gal tik tais. Ir aš buvau 12-okė ir per visą tą vasarą pas mane tie gyvenime visko pasikeitė. Man, apart to, kad su 18, aš pradėjau bendrauti su tokiais reperiais, šokėjais, va kaip ir sakiau, kad buvau šokių betluose. Tai va mano tada ir pavasarį prasidėjo su visa ta bendruomenė, underground, sakykim, kultūra, tas bendravimas ir jie mane truputėlį performavo, perauklėjo, gal net sakyčiau. Mažiau pradėjau gerti, mažiau alkoholio vartoti, pradėjau daugiau rūkyti, labiau tokia chill pasidariau, gal daugiau leisdavau laiką ne klubuose, o kažkur ten namie, mes ten kažkokiu žiūrėdam, ten South Parką kažką ir aš tokia labiau pasidariau. Šiaip gavau kritikos nemažai, nes ten buvo bendruomenė ir aš ten tam tikras taisyklės pažeidžiau ir jam sako, mums tai netinka viskas, varyk iš čia. Tai man buvo toks, what? Kokias taisyklės? Tai tas taisyklės buvo neprisirūkyti stovykloje šokių, tai aš tam prisirūkius labai. Ėjau vakare kažkokį šokių betlą irgi žiūrėjau. Čia labai juokingas gausis mano toks reziumė jaunystės, bet tai buvo, nieko čia nenuslėpsi. Jo, tai mane išmetė iš šokių stovyklos ir negana to išmetė iš šokių mokyklos. O aš bendravau su visais mokytojais, ne tik, kad aš ten buvau šokėja, kažkokia dalyvė, aš variau kaip mokytojų draugė ir aš gyvenau suaugusių namelyje. Tai aš galvojau, mes čia visi suaugę, man jau be mėnesio 18, tai aš taip. Ir jie žinojo, kad aš šokau, čia nebuvo kažkokia paslaptis, tai tiesiog per daug atsipalaidavau ir man buvo labai didelis šokas, kad mane taip išmetė ir aš galvojau, va čia mano draugai, jau čia atradau savo, va, kaip tą temą kalbėjom, kur nepritampu, tai va atrodo pritapau pagaliau ir štai staiga aš čia viską prarandu. Tai man buvo toks labai, toks geras supurtimas. Ir tada susimaščiau, gal pirmą kartą gyvenime taip susimaščiau apie savo elgesį, kaip aš iš tikrųjų elgiausi, kaip tu vertini taisyklės, kaip tu gerbi kitų žmonių tvarką, kaip tu iš vis pastebi kitus žmonės, aplinką, kurioje esi. Tai va aš šitais dalykais pradėjau daugiau dirbti, labiau taip susimastyti ir taip, sakykime, buvo toksai, kaip angliškai išsireikščiau, humbling experience. Žinai, toks buvo humbling experience ir aš, kai jau prasidėjo X Factorius, aš jau vėl, kaip su to mokyklom, aš jau kitas žmogus, aš jau nebe ta Viktorija. Plaukai pasikeitė, ten, sakykime, stilius netgi drabužių, aš ėjau su tokiais kablais ir šortais ir kepurė. Paskui
paskui aš jau ten tiesiog nešiau žiauriai oversizinius drabužius ir ten džemperius ir tik iš humanos, tokia jau žiauriai 90s rap kid, tokia jau tipo. Ir jau čia nelygis, čia mano undergroundiniai draugai, iš vis čia X Factorius, what the fuck. Ir man jau gėda ir aš jau ten iš vis ir mus dar į grupę subūrė ir aš sakau, ne, aš nenoriu čia eiti. Tėtis, sakau, išgelbėk mane ir tėtis. Aš tau sakiau neeiti tą X Factor, nes jis man visą laiką, šiaip visą vaikystę ir paauglystę mane stabdė nuo dainavimo, kad per anksti, neskubėk, ir X Factor sakė neskubėt, o aš veržiausi kaip pasiutus. Tai jis man sakė ir kažkaip dar irgi pasakė, kad tipo, pasižiūrėk kitą kartą šitą scenarijų. Sutartį, nes aš neskaičiau, o sutartis ganėtinai griežta buvo. Bet mes ten paskaitėm, kad ligos atveju aš galiu išeiti. Labai smagu iš tikrųjų, kad galiu pasakoti, nes praėjo 10 metų, pagal sutartį aš 10 metų negalėjau nieko pasakoti apie vidaus reikalus, tai dabar galiu papasakoti. Ten buvo parašyta, kad jeigu liga kažkas, ten negaliu dalyvauti dėl ligos, tai tada jie mane atleidžia. Čačing, aš turėjau kaip tik balso problemų, mes nuvažiavom pas balso stygų gydytoją ir aš jau kurį laiką tas problemas turėjau gal nuo kelpšos, tai man taip on and off tos stygos tai užtindavo, užkimdavo dar labiau, bet mane vis gydė, kad nereikėtų operacijos, bet aš nepakankamai rimtai gyriaus, gal nepakankamai rimtai suprasdavau tą situaciją. Nu ir iš tikrųjų man pasakė, kad nebuvo gal taip būtina, arba gal nebuvo būtina tada, bet nu šiaip tipo reikėjo, nu nes nebūtų darę operacijos, jeigu nebūtų reikėję. Sako, darom tau balso stygų operaciją. Ir mes nutarėm po naujų metų ją daryti, nes aš negalėjau kalbėti 2 savaitės, turėjau nekalbėti ir 2 mėnesius negalėjau dainuoti. Ir aš ateinu pas Samą su šitą pažymą, kad man bus operacija ir tikėjausi, kad pasakys, tai gerai, tai kol dar neprasidėjo gyvos transliacijos, mes kažką sugalvosim, varyk gydytis, viso gero. Nieko panašaus, jie sako, varyk toliau filmuokis, mes kažką sugalvosim. Sakau, tai ką pasakyti ant grupės nariams? Tai mes sugalvosim, ką pasakyti. Nu ir taip ėjo 1 finalas, 2 finalas, niekas nieko nežinau, niekam nesakyk nieko, aš nieko nesakau, gerai. Ir aš jau išvažiavau Kauno klinikas ir berods buvo 3 laidos jau nufilmuotos, gal 4 turbūt laida buvo jo. Ir sako, pati rašo ten portalai kažką, aš galiu po operacijos, atsidarau ir ten jo tą laidą žiūriu, nes jie dar atvažiavo pas mane Kauno klinikas pafilmuoti, tarp kitko, prieš operaciją. Ten filmavo, nu tokia drama, žodžiu, darė, kad ten filmavo tos ten testus, kaip ten daro manęs, kaip ten tikrina klausą, lalala. Ir paskui žiūriu tą laidą, kaip sumontavo, tai gavas taip, kad jie tipo atėjo, Dominikas ir Ingrida į repeticiją ir manęs tiesiog nėra. Ir sako, tai mes nesupratome, tai kur Viktorija, gal vėluoja, kaip visada. O Viktorija Kauno klinikose. Tadam! Labai daug buvo kritikos mano pusė, kad kaip čia taip galima, neatsakingai, nieko nepranešt grupės nariams. Tai man buvo labai skaudu. Negana to, aš negaliu kalbėti, aš sėdžiu su kažkokia lenta. Aš tos lentos ten rašau su savo kambariokė, nes mes ten palatoj 2 buvom. Tai rašau jai ten, ko man paduoti, ten kažką ar kažką. Tai ir taip jau kaip nesavas jauties be to balso, kur man šiaip, kaip mama sako, nedaug pavalgyti, daug pakalbėti. Tai buvo labai sunku, labai liūdna, bet paskui kažkaip aš susiėmiau ir galvojau, nu bus kaip bus. Aš sugrįžau su trenksmu, bet sugrįžau anksčiau laiko, jie man taip ir nedavė to tarpo pailsėti balsui. Kas šiaip dabar vėlgi, galvojant iš savo dabartinės saugusios moters perspektyvos, nu aš nežinau, nu tarsi nebūčiau sutikus, nu čia tikrai rizikinga buvo, bet viskas, ačiū Dievui, gerai praėjo, nu tai ir viskas gerai praėjo. Tai buvo toks, nu, labai bumpy ride, sakyčiau, X Factorius buvo labai amerikietiški kalneliai ir tada galiausiai, kai mums jau ten pradėjo gerai sektis, sulaukiant to populiarumo, kas buvo mano kaip dream come true, man paradoksalu, bet prasidėjo depresija kažkokia. Man tas labai nepatiko, kad mums neduodavo kūrybinės laisvės, tokios kažkaip didesnės. Šiaip viskas fainai su jais yra, komanda nuostabi, jie tikrai stengiasi. Dabar aš, kai suaugus esu, tai aš tikrai irgi geriau suprantu, kodėl jie daro tam tikrus dalykus, kuriuos jie daro. Bet tuo metu man atrodė, kad jiem nerūpi mano jausmai, jiem nerūpi mano kūryba, o aš čia noriu būti išgirsta, aš noriu būti... Mes čia tokių gerų idėjų turime, kodėl jie mums neduoda pasireikšti. Jautiesi, kad tu gauni tos fanų meilės, ne, bet jinai nėra tau, nes, nu, tu galvoji, tu manęs nepažįsti. Ir taip tu aišku nepažįsti. Tarkim, tu Moniką Liu gali dievinti, bet tu jas nepažįsti. Bet jinai bent jau yra tai, kas jinai yra artistiškai. O aš jaučiausi, kad net ir čia netitinku. Tai man buvo toksai, kur kažkaip norisi taip apčiuopti tą meilę ir tą dėmesį ir kažkaip apsikabinti, lyg turėti, bet tu negali, toksai kažkaip ore, nežinau, neapčiuopiama. Ir tik tais kažkokio streso tokio uždeda, kad tavo, tarkim, tie tikri, sakykime, fanai ir va tie, kurie palaiko tave ir tavo muziką ir tave nuo pirmos dienos palaikė, tie ir nusivylę tavim, nes tu kažkokį čia
šūdą dainuoji, šūdą mali, komercinį, o tie visi komerciniai fanai, nu jie faini, bet jie tokie paviršutiniški ir atrodo, žinai, nu tipo, aš jau kiekvienam nepaaiškinsiu, kad, žinai, iš tikrųjų tai man šiandien nepatinka ten, ką aš dainuoju. O, man jūsų daina žiauriai patiko, o man ne, man šūdas, tu negali taip. Tu va toksai buvo susidvejinimas, ten būdavo, nu, tokių net momentų, kad aš reikia važiuoti ar filmuotis, ar koncertuoti, aš neatsimenu, bet atsimenu labai aiškiai, nes labai dramatiška buvo ta akimirka, kad aš guliu nuoga savo miegamajam ir verkiu ir aš tiesiog niekur nenoriu. Man tiesiog mental breakdown visiškas, aš tiesiog verkiu. Jo, norėjau viską sustabdyti, bet tuo pačiu tu ir nenori nieko sustabdyti, nes tu nori tų pinigų, tu nori to dėmesio, tu negali pasakyti ne, ir ypač kai esi people pleaser, ir aš tokia tikrai esu, tu negali atsisakyti, kad ir už mažus pinigus, o mes ten tikrai negaudavom didelių pinigų. Tai jo, buvo labai intensyvūs metai, buvo labai intensyvi patirtis. Ir sakyčiau, nuo ten viskas tai pradėjo eiti tos savivertė, nu nežinau, savivertė, čia visai kitas klausimas, nes savivertė mano gal visą laiką buvo kažkokia tuščia vidurė, sakykim, bet tas toks savo pasitikėjimo savim, to išpūsto ego ir tokio, va, čia aš, imkit mane dabar, priimkit. Tai va nuo ten, nuo tos va šokių stovyklos kažkaip pradėjo taip eiti žemyn, vis daugiau tų dvejonių su jum atsirado ir tada jau po X-Factoriaus irgi, nes tada jau pradėti kurt, va, o dabar baigėsi, ne, jau viskas galiu dabar daryti, ką noriu ir nesigauna. Ir tu gauni tų koncertų pasiūlymų, ten varai dainuoti, repuoti tiksliau. Aš turiu vieną dainą, nu ką aš ten vadinu, sėdi naktį, rašai, bandai kažką prikurti, kuri laukia ten tie fanai, ten štukom eina, tie laikai, nu, Facebook'e dar nebuvo Instagramo. Mes net neturėjom, tu nesupratai, kad tu influencinė, tiesiog tu gavai dovaną ir tu nufotkinau, dėjau Facebook'ą ir ten 2000 laikų. Oh my god, kaip fainai. Selfie įsikeli mokykloje, 1200 laikų. Jėga. Ir tu jauti tą laiko tėkmę ir kad, nu, tie fanai jam, žinai, nelauks ir reikia kuo greičiau tų dainų. Ir man padeda žmonės, Viperis per visą šitą šūdą, kuris buvo šalia ir tikrai kudos to him, kad jis atbuvo. Nes jis pasakė man kažkuo metu, sako, su neįmanoma. Pasakė gal po to, sako, su buvo neįmanoma susikalbėti. Nu, bet žodžiu, jo, ir man jie bando padėti ir Hubertas buvo toks produceris, žodžiu, tikrai ne vienas žmogus bandė man padėti su kūryba. O man viskas negerai, man ne. Mano įsivaizdavimas yra, kad aš Britney Spears turiu būti lygio vos ne, o mano įgūdžiai kūrybiniai yra čia. Man taip ir pasakė, atsimenu, Hubertas sako, atrodo su tavim, kad kai rašom, kad tu stovi kažkur čia ir šaudai į save ten esančią, žinai, ir suvarinėjai. Ir mano taip ir buvo mintyse, man čia šūdas čia, aš negaliu klausyti, žinai, tipo. Dar plus tas skubėjimas. Tai mes rašėm kelias dainas, turėjau išleisti EP ir mes tiesiog viską cancelinom, nes jau buvo nemalonu tiesiog su manim dirbti. Sako, su tim sunku dirbti. O tie žmonės, nu, dar turėkime omeny, kad ir nemokamai padeda, tai aš jūs pilnai suprantu, aš irgi nebūčiau su savim galėjus dirbti. O tuo metu supratot? Ne visai, ne. Bet jaučiau, vis tiek jaučiau, kad buvo the vibe is off. Jautėsi, kad labai daug trinties, nebūtinai, kad mes ten pykstamės, bet toks, kur, žinai, tu darai per kažkokį, per spaudimą, per tokį, žinai, stumi, grūdį. Kai mes nusprendėm padaryti pertrauką, sako, davai, tu tiesiog pailsėk nuo kūrybos. Man tai palengvėjo iš tikrųjų, aš galvoju, davai, taip ir padarom, čia nieks niekur nedings. Tai fast forward, po 4 metų aš išleidau savo dainą. Tai 4 metai buvo pertrauka. Visą laiką mano tas kūrybinis kelias buvo toksai banguotas, duobėtas ir net iki šiol po šiai dienai aš sau keliu šitą klausimą, ar čia tikrai yra tavo, ar tu tikrai sutverta. Nes aš suprantu, kad aš noriu būti scenoje ir aš esu sutverta būti scenoje, taip aš skaityčiau, ar ne? Nu, man scena patinka, kaip sako žmonės, taip. Bet kūryba yra kitas dalykas, tai nebūtinai yra scena. Bet tam, kad tu būtum scenoje, tu turi kurti. Arba tu turi pirkti dainas. Tam pinigų aš niekada neturėjau. Ir aš matau, kad tiesiog nėra kito kelio. Dabar aš jau kitą prasmę tame randu. Aš tiesiog žinau, kad aš net ir nenorėčiau, net jeigu ir nemokamai man kurtų, faina kartu kolaboruot, jo, bet aš noriu pati pasakyti, ką aš noriu pasakyti. Bet esmė yra tai, kad ne tai, ką tu sukuri, bet tas įprotis, tas raumuo, kad man liūdna, aš prisėdu, aš kuriu. Man pikta, aš prisėdu, aš išlieju tai kūrybą. Man tai iki šiol yra ganėtinai svetima. Šiek tiek jau prisijaukinau visai neseniai, nes, pavyzdžiui, anksčiau man būdavo liūdna, nu man liūdna, viskas, man liūdna, aš noriu gulėti ir verkti. Mažiausiai, ką aš noriu, tai rašyti dainas. Ir mano močiutė šiaip su šito prisidėjo, nes atsimenu, kaip tik sukau jointą, buvau po skyrybų ir nežinojau, kad aš liūdžiu, o aš tada labai liūdėjau, aš tiesiog realiai kokias 2 savaitės gėriau kasdieną ir gėriau tai ne tai, kad ten vakarais, aš tiesiog atsikeldavau, nuo vakar, tarkim, vynas nepabaigtas tauriai, atsigaliu, išgeriu tą vyną, tačiau mano toks buvo, sakyčiau, nu, dugnas, ne dugnas, visokių tų dugnų buvo, bet buvo tas momentas, kada aš jau tikrai taip niūriai gyvenau
Ir tik teliką žiūrėjau ir tik taip kažkaip tempiau laiką. Ir su juo kalbu ant speakerio ir suku tą jointą ir jis sako, vaikeli, tau muzika turi būti tavo narkotikas. Ne, kažkaip nevartok narkotikų, muzika turi būti tavo narkotikas. Taip, baba, žinau, taip, žinau. Jeigu tavo muzika nebus tavo narkotikas, tu žlugus. Sako, tai turi būti tavo narkotikas. Ir taip mane užkrėtė. Aš padėjau ragelį ir galvoju, blema, neteisi. Reikia man eiti ir parašyti. Ką apie ką rašyti, ką man, aš nenoriu. Ir parašiau dainą, nenoriu jaust, ką jaučiu. Čia buvo mano tokia pirmas atspirties taškas. Ir aš rašiau ir verkiau. Ir tai buvo tikrai labai nuostabi, įdomi patirtis, kurios aš tikrai anksčiau nejausdavau. Paminėjot vieną įdomią frazę, tuščiavidurė savigarba. Šitas savivertė, tuščiavidurė savivertė. Pasakykit, papasakokit daugiau apie tai, kas tai yra. Manau, kad tai labai susiję yra su ego. Tai tiesiog yra tas ego. Kuo mažesnė savivertė, tuo didesnis ego. Ir tas tavo pasitikėjimas savim, jis toks kaip balionas, žinai? Arba kaip, nežinau, kaip dūmas. Toksai, pup, ir nėra, žinai? Tu gali, va, čia yra, o čia nėra. Jis neturi pagrindo, jis neturi tas pasitikėjimas savim, jis yra iš kažkokio nepilnavertiškumo. Dėl to žmogų visai lengva yra užtrigerint ir ten išmušti iš vėžių. Nežinau, jo, aš tiesiog manau, kad mano tas, nes aš kai žiūriu atgal, nes buvo laikas, kada aš ėjau į tą tokią savikritiškumo, savęs stebėjimo fazę ir aš tiek ją nuėjau, kad aš viską kritikavau, ką darau. Ir aš tiek nusihamblinau ir pasidariau tokia visai ir aš iš vis norėjau būti kuo labiau normali ir aš visai praradau tą savo džaivą, žinai, sakykim. Tai būdavo atsigrėžiau atgal ir galvojau, blema, buvo faina, bet po to galvojau, nebuvo faina, nes tai buvo kažkoks, negalėdavau pastovėti aš už tą savo pasitikėjimus, kaip pasakyti, tu pats, kai savęs nevaliduoji, tada tu tos iš aplinkos tikėsi validacijos. Ir tą ir vadinčiau tą tuščiavidurę savivertę, kad jo, aš savim pasitikiu, bet iš tikrųjų, ką tu manai? Ir dar dabar aš turiu tokį, kur, o ką tu manai? Kažkokio vis tiek norisi patvirtinimo, kad mano nuomonė teisinga, arba kad va, taip, kaip aš nusprendžiau, yra teisingas būdas, kad va, taip, kaip apsirengiau, yra geras apsirengimas, žinai. Tai va, aš kiekvieną tokį momentą prigaunu savo ir, okei, Vika, nuspręs pati. Nes pradžioje tai užmaskuodavau kaip kažkokių negebėjimų apsispręsti, bet iš tikrųjų suprantu, kad už to slepiasi nepasitikėjimas savim, kas ir yra, va, literaliai. Tu nepasitikė savo nuomonę, tu nepasitikė savo sprendimais ir ta tuščiavidurė savivertė gali būti ir tiek pas žmogų, kuris tiesiog jos neturi, kur žemos savivertė, bet aš tą gal turėjau omeny iš tos pusės, kur jinai yra menka, bet iš išorės atrodo didžiulė. Va tą turėjau gal omeny. Paminėjot skyrybas ir dugną ir paminėjot, kad tų dugnų yra buvę įvairių. Oi, nežinau, ko pradėti, čia tų dugnų. Ne, tai pirmas ir šovė galva tas, kurį jau pasakiau. Iš esmės tiesiog perėjau visus tos dugnus, taip sakykime, ir pagalvojau, kad visi jie susiję su skyrybom buvo, visi buvo po skyrybų. Labiau gal netgi pasakysiu po atstumimo, ne tik, kad kiek skyrybų, kiek buvau atstumta. Kas man buvo ir, nepabijosiu pasakyti, ir yra kažkokia jautri vieta, aš turiu tą palikimo, atstumimo baimę. Vėl prie to grįžtu, kad kažkokios validacijos tu nori iš kito ir kitu jos negauni ir dar gauni atstumimą. Tai tas savivertė taip subliūkšta kaip balionas ir tu viskas, aš nieko nebenoriu. Tokia ateina nuotaika. Tai aš tikrai esu susirgus, aš nežinau, aš nebuvau diagnozuota, negaliu sakyti, bet aš manau, kad esu susirgus depresija. Aš buvau vasaros 3 kartus, šiaip savo norų važiavau. Kaip atrodo tai? Kaip atrodė pirmas kartas? Bet geras klausimas, nes aš man biškai visi susipynė į vieną, bet galiu pasakyti taip. Visų pirma, tai man tam patiko. Aš ten sugrįžau 3 kartus, tai man ten patiko, bet aišku, sakyt, kad ten buvo ten buvo fainai, bet tas važiavimas, ypač tas pirmas kartas, tai jis tikrai nėra fainas. Nebuvo, kad man kažkokia isterija užėjo. Kiek maždaug metų jums buvo? Ne, aš buvau jau suaugus, man buvo 25 ar 26. Kažkas tokio. Aš atsimenu jo, tai sakykime, vienas iš tų tokių mano žemesnių taškų gyvenime ir buvo po vienų skyrybų, kurios mane labai stipriai hitino. Vasarą aš dar kažkaip prasitūsnau, prasiblaškiau nuo tos temos ir nuo to skausmo, bet tada atėjo rugsėjis ir man ir šiaip mano gimtadienis rugsėjai, man kažkaip visą laiką rugsėjis būna sunkus mėnesis, nes prieš gimtadienį pradėjau vertinti, ką nuveikiai, ko nenuveikiai ir aš tikrai nebuvau ten, kur norėčiau būti savo gyvenime. Tos skyrybos čia
per daug nenoriu išsiplėtoti, bet tai buvo susijęs su mano darbu taip pat. Aš neturėjau nei vienos atramos savo gyvenime, sakykime, kurią aš turėčiau šiaip. Buvo tikrai labai liūdna ir aišku, ir ta vasara visą tūsinimo nepadėjo jaustis gerai. Tai aš gulėdavau tikrai tada kiauras dienas lovai, žiūrėdavau draugus, draugai buvo mano draugai tuo laikotarpiu. Aš net neatsimenu, aš verkdavau, aš būdavau, kad ir net nebeverkiu, aš tiesiog nieko nejaučiau. Ir mane tas tikrai nuoširdžiai gąsdino, nes aš vis laik turėjau kažkokį drive, kažkokią ambiciją, vis tiek, tipo, aš padarysiu. Tuo metu aš nieko nenorėjau, aš tiesiog nieko nenorėjau. Aš daug kartų sugalvojau apie mirtį, apie savižudybę, bet aš žinojau, kad aš niekada negalvodavau, kaip tą padaryti, nes man vis laiką yra baisu, aš, pažiūrėjau, bijau aukščio, bijau tam pjaustytis, man iš tikrųjų baisu yra, bet tas jausmas, kad tu nebenori gyventi, man tikrai yra pažįstamas. Ir kažkur skaičiau labai gerą pasakymą, kad tu ne tai, kad nebenori gyventi, bet tu nebenori taip gyventi. Tai aš buvau būtent tam taške, bet aš nežinojau, ką keisti ir ką daryti. Tai atsimenu, mano mama išsitempė mane, nes jinai dirba dar po šiai dienai Karoliniškių poliklinikoje ir ten buvo kažkaip jaunimo, kažkokios geros savijautos dienos, kažkas tokio. Ir ten buvo lauke, pristatė, nes mano mama muzikos terapeutė ir ten jie prisistatė visi tie terapeutai. Tai buvo šokio judesio terapija, buvo mama su muzikos terapija pristatė, buvo gal ir dailės, kažkokius ten tokius pristatė. Ir kažką jie pakalbėjo. Ir man atsimenu, tas padėjo atsigauti. Visų pirma, man padėjo tas atsigauti, nes ir šiaip lauke pabuvau ir tos terapijos iš tikrųjų padeda. Bet dar kas įdomu labai, kas padėjo atsigauti, kas paskui ir grupiniai terapijai atsispindėjo, kai buvo vasaros 5. Kai aš pažiūrėjau tuos, nes ten buvo ir kitų paauglių. Ir ten atsivedė ten tėvai, nebūtinai kas dirbo, ten šiaip atėjo random tie paaugliai. Ir buvo tikrai prislėgtų paauglių, ta prasme, kur aš galvoju, kad aš esu depressed, bet ten buvo realiai depressed. Mane visai gal tas pagodė, kad man dar nėra taip blogai. Ir aš pasidomėjau, kad toj poliklinikoje yra tas, tada sužinau, kad yra tas psichologijos, kaip sakyti, psichinės sveikatos skyrius. Tai aš tada galvoju, reikia man varyti čia į Karoliniškių polikliniką, nes aš ir taip ten buvau preregistruota ir lankyti terapiją. Tai aš užsirašiau pas psichologę ir lankiausi tenais gal pusmetį. Aš visą laiką savo įtariau ADHD, dėmesio sutrikimą, ir aš norėjau vaistų. Tai aš niekada nenorėjau jų prašyti, kad neatrodytų, kad aš čia geriau žinau už jūs, aš galvoju, jūs pastebėkit, jūs man pasakykit. Ir aš labai kantriai laukiu, tikrai nemažai metų. Ir aš kažkaip norėjau ir man sako psichologė, tau reikia pas psichiatrą eiti. Tada aš nuėjau pas psichiatrą Karoliniškių poliklinikoje, kad jis taip rašytų vaistų. Aš psichiatrui viską pasakiau, psichiatrijai, tiksliau moteriai, kuri neturėtų būti psichiatrė, aš žinau, kad ne vienai man yra padarius žalos. Viską jai pasakiau nuoširdžiai, pasakiau, kad, rūkau žolę. Iš tikrųjų rūkydavau kasdieną, bet pasakiau, kad rūkau 3-4 kartus į savaitę. Siaubas! Jos reakcija. Siaubas, tai kaip čia taip galima, tai čia aš neįsivaizduoju, ką mano sūnus 21, ką jisai pasakė, jeigu jis man pasakytų, kaip aš turėčiau reaguoti. Aš sėdžiu apakus, kad iš vis čia su manim šneka tokiam temom. Aš galvoju, kažką, ir mano mintis dar buvo tokiais paliubomų rūko pats. Iš Karoliniškių, ir paskui dar pažiūrėjau, kas jos sūnus. Garantuoti, ir ne tik parūko, žinai, kur matosi. Aš paklausiau, savo gerai, palaukit už durų ir aš išrašysiu jums siuntimą. Ir ten skambina girdžiu kolegijai. Alio, Aldona, o čia žiūrėk, o žolė, tai čia opioidiniai? Kokia klasifikacija? Aš už tų durų klausau, galvoju, eik su. Reikia jai pasakyti, galvoju, dar pasakys Aldona, jo, kanabinoidiniai, gerai, gerai, ačiū, nieko čia tokia, jo, gerai, iki. Tai galvoju, va tokia psichiatrė dirba, jinai man patikslino, tarp kitko jos, sako, jūs negalvojate terapijos lankyti, tik paėti pas terapeutą. Sakau, galvoju, neturiu pinigų, tai va čia lankau poliklinikoje, kur čia poliklinikoje? Čia pas mus sako, nėra, yra psichologai. Tai va aš tik tada išmokau skirtumą, kas yra psichologas, psichoterapeutas ir psichiatras, kur tikrai dažnai irgi lietuviai nežino. Tai psichologas, jisai negydo tavęs, sakykime, aš dėl to galvoju, kodėl čia niekas nevyksta per pusę metų. Tai pajapinu kaip čia ir išinu namo. Ir kažkiek palengvėjo jo, bet nelabai buvo progreso. Su visa pagarba, tai psichologai tikrai čia no shade. Bet jinai man pasiūlė, sako, jūs galite varyti vasaros 5 terapiją. Tai va, tai pirmas kartas gal iš tikrųjų dabar atgaminu, gal ir nebuvo toks dramatiškas. Buvo toksai, kur tipo varau, nes reikia terapijos. Ir aš ten buvau, bet aišku, man vis tiek buvo sunku. Man diagnozavo nerimo sutrikimas su depresinė nuotaika. Nes ne depresija, bet depresinė nuotaika ir atsimenu, kad geriau vaistus nuo nerimo. Ir lankiausi pas psichoterapeutę. Labai faina psichoterapeutė buvo. Tarp jų, kad dabar jau nebėra gaila vasaros 5. Aš labai gerų laikų pakliuvau, kai dar buvo psichoterapija. Dabar yra psichologai, vis tiek aišku labai padeda, bet jų terapijos taip nebent grupinė terapija. Tai tada aš praėjau tą kursą, sakykime, tų 3 mėnesių ar ten 10 savaičių. Jūs ten tiesiog pas terapeutą. Jo, ir ne tik tą, ten buvo ir kitų terapijų, buvo iš tikrųjų labai naudinga, buvo užduočių grupė, buvo grupinė terapija, kuri man labai irgi padėjo. Aš ten
tenais negyvenau, aš negulėjau tenais, o aš važiuodavau kiekvieną dieną. Tai tu atvažiuoji, tu duodi ryte tų vaistų, specialiai turbūt, kad tu ten nesusiverstum viso buteliuko. Tokia vis tiek kažkokia irgi ta išvyka, sakykime, iš namų, tas jau, žinai, prajudina, tu kaip į mokyklą važiuoji kokią. Vėliau ėjau DBT, tai vadinau ten jausmų mokyklėlę, nes dialektinė elgesio terapija yra būtent apie jausmus, tai man labai buvo mielas pavadinimas, ten ir namų darbų duodavo, tai sakau, jausmų mokyklėlė, aš tai mokinuosi kaip jausti. Tai man atrodo, antras kartas mano buvo, kur dramatiškas buvo, kur aš jau praėjau tą kursą ir aš neatsimenu, kas vyko, gal ir buvo tos skyrybos, kur aš močiutė man skambino, kur aš jau ten blogų sprendimų ėmiausi. Nepamenu, kas buvo, bet tiesiog atsimenu, kad aš labai verkiau ir man buvo labai sunku. Ir aš jau ten tiesiog važiavau, jau, ne tik, kad su greitaja, bet jau vos ne taip jaučiausi, kad jau ten, please, greičiau priimkit. Sėdėjau laukiamajam, verkiu, nusiraminuoti, tai kas nutiko, pasakokit. Iškart pradedu bliauti, aš ten visai ištinus buvau nuo verksmo. Tai va ten buvo mano irgi toks, dugnas, antras mano kartas. Atsiverti ir pas savaitę terapeutę pakliuvau ir, tai Viktorija, tai sugrįžot, ar ne? Jos grįžau. Antrą kartą jūs taip pat tada dienos tą lankiau? Dienos stacionarą lankiau. Tai dienos stacionaras irgi, ten tas pats ir buvo, kad terapija, dailės terapija, psichoterapija, dailės terapija, užduočių grupė, tai pavyzdžiui, mes ten susirašom užduotis savo kitai savaitai. Nes, tarkim, užduočių grupė būna vieną kartą savaitę. Tai, manau, ten, tarkim, būtų, nežinau, susitvarkyti ten kambarį arba ten pabaigti dainą. Ir ateini po savaitės, ir kaip sekėsi vykdyti. Ir kaip sunku buvo įvykdyti, ir kaip sekėsi. Ir labai sunkiai man ten sekdamas tas užduotis įvykdyti. Aš paskui jau stengdavausi lengvesnės pasimti. Nes jau toks būdavo, pats prieš save kažkaip susigėsti, kad kaip tu čia taip nesugebi. Kiek laiko antrą kartą? Visą kursą irgi buvau, 10 savaičių, man atrodo, ten. Kiek duoda, aš ten tiek ir ėjau, iš tikrųjų, jo. Nes aš pasakysiu taip nuoširdžiai, aš neturėjau pinigų terapijai ir aš norėjau toliau lankyti psichoterapiją, nes aš jaučiau, kad man toliau nėra gerai. Man labiau mano problemos buvo, dėl ko aš vis sugrįždavau vasaros 5, nes aš paskui sugrįžau 3 kartą irgi jau taip savo norų, ne iš kažkokios tokios duobės, bet iš tokio, kad aš nesusitvarkau su savo emocijom, nes aš esu gal iš tų žmonių, kurie kaupia savį ir laiko, ir dėl ko aš manau ir būna pasiekmė depresija, nes aš taip iššifravau kažkada. Džimas Keris yra pasakęs, kad depression, kad yra your soul needs deep rest. Tai aš iššifravau, kad yra deep pressed. Prispausta daug, viską taip prikrauni ir tu jau taip užsipildai ir natūralu, kad atšoka, bet koks nors kažką daryti. Tai aš kažkiek ir to turiu, bet aš esu gal labiau toks explosive žmogus, kur, aš ten supykstu, aš ten daiktus mėtau, aš ten rėkdavau, aš išeidavau iš savęs. Tai sunku kažkokius santykius intymius užmegzt. Galų gale prie draugų pasidarau gėdos. Viešose vietose. Žinai, kaip aš būdavo žiūriu farus ir aš ten realiai su tom moterim rėkuojančiam. Tai baisu būdavo, aš nenoriu būti tokia. Koks yra tas jausmas tokios nevaldomos kažkokios, nežinau, pykčio? Baisus jausmas. Tai tiesiog, tu jauties, lyg tu sėdi traukinį, kuris tiesiog važiuoja. Tu važiuoji autopilotu. O tas mane labiausiai gąsdino ir gal po antrą kartą vasaros 5, kai 3 kartą jau. Aš jau, žinoma, tikėdama, kad galiu pasikeisti, bet toks buvo vis tiek kažkur giliai viduje, kad, neįmanoma, nežinau kaip. Nes taip atrodo, su tuo susidirbau, bet vis tiek, jeigu man užeina, aš atrodo negaliu, taip pat įvyksta taip akimirksniu, lyg tai tau kažkas uždeda, kažkokį kitą režimą įsijungia. Ką dabar aš suprantu, kas yra tas fight or flight mechanizmas, kur tu įsijungi tą išgyvenimą, kažkokį autopilotą, autopilotas būtų tas žodis. Tai baisus jausmas, ypač po to būdavo, tuo metu gal nebūdavo toks baisus jausmas, nes tu ką darai, tau tai atrodo pateisinama. Tu rėki, nes tavęs negirdi, tu trepteli koją piktai, ar ten trenki durim piktai, nes tu pikta ir tave nekreipia dėmesio, tarkim, kažkokius tuo metu atrodo, kad supranti logiškai, ką tu darai. Bet kai praeina tai ir tu matai visą tą aftermath, kas čia vyko, tai pasidaro taip nemalonu, taip gėda, taip tiesiog sunku ir tu jauties toks ir bejėgis, atrodo, tiesiog nežinau, atrodo, jausdaus kaip išprievartautas, aš nežinau kaip aiškinti, kaip viesulo nusiaupti namai, nebūtinai, kad ten tiesioginė ta prasme, nes gali būti, kad ir nieks neišmėtyta, bet tas konfliktas taip visą energiją pakeičia namuose, kad ir paskui ten, tarkim, partneris, žinai, arba, ten su draugiam, aišku, rečiau gal tokie dalykai būdavo, dažniausiai tai būdavo su antra puse ir tada tu matai, kad tas partneris vos net biškai bijo tavęs, traukia, dar labiau blogas jauties ir toks, žinai, jauties kaip velnias. Bet man labiausiai gal kas buvo, tai tokie baisus momentai, ne tik, kad baisus momentai, bet kad aš supratau, kad realiai aš turiu problemų, nes aš pirmose savo santykiuose pateisinau tos dalykus, nes mane išprovokavo, jisai nenormalus. Ir iš tikrųjų mano pirmas bičas buvo toks pat nenormalus, labiau netgi nenormalus negu aš ir mes tiesiog dugni kalniai. Antras bičas buvo tikrai daug ramesnis ir man tada atrodė, okei, pala, tai dabar jau su šito biču vyksta tas pats, kas su praeitu.
kažkaip čia kartojasi viskas. Bet tada aš likau viena ir aš tą patį darydavau viena. Tai va tada man tas labiausiai atėjo nušvitimas, kad mes turim problemų ir mes turim mokėtis jas kažkaip spręsti. Nes man, aš nežinau, kas nors elementariausiai, ten nežinau, patį kvailiausią atvejį dabar atsiminsiu, tarkim, turėjau savo bute mažą kriauklę ir netelpa keptuvėje tą kriauklę normaliai, kad panirtų. Aš noriu užmerkti, žinai, kad riebalais apsitraukus noriu ją įkišti, jinai neįsikiša, aš manau kažkaip taip, štai pradėjau taip nervuotis, aš tada paim tą keptuvę, žinai. Aš žiūriu, kad keptuvė sulankstyta. Ir tu, kai žiūri savo pasiekmes, atrodo kartais net nesuvoki, kad kaip tu, iš kur tiek jėgos turėjai. Aš ten, pavyzdžiui, būdavo fotelį pakeliu, kur aš paskui jo norėdama perstumdyti, aš negaliu. Štai kaip ten apie tas mama šneka, kur mama pamato kūdikį ir gali mašiną pakelti. Pas man atrodo, tokia superhuman power atsirasdavo, kaip Hulkas jautėt, žinai, kur fotelį iškeli. Aš sakau, kas tau negerai, žinai, kas čia, iš kur tas pyktis. Tai va tas man tikrai buvo toksai, kur tada tikrai supratau, kad turiu eiti su šito dirbti. Taip ilgai ir daug ieškojau, kas su manim negerai, aš perėjau visas diagnozes, tvarsme. O vaikystėje buvo kažkas panašaus? Jo. Nu, vaikystėje neatsimenu, gal ne, bet paauglystėje tikrai buvo, tikrai. Ir kažkaip mes šeimoje nesupratom, kad, nu, tipo, aišku, suprantama, kad čia nieko gero, bet, nu, kažkaip, žinoma, mama, tarkim, nurašydavo, nes tėtis tai šitų dalykų nematydavo, gink dieve. Gal dėl to ir buvo tokie stiprus tie priepuoliai, nes kažkur buvo tos prispaustos tos emocijos, prifarširuotos, kaip pasakyti, ne? Bet mama tiesiog sakydavo, ai, nu, Viktorija psichuota. Nu, tokia temperamentinga. Nes tas būdavo dažnai pasireikšdavo net nebūtinai įpykti į kitus, tas netgi dar blogiau jausdavaus. Nes tai būdavo, tarkim, į mane nukreiptas pyktis. Ir to jausmo aš iš tikrųjų, nu čia toks jautresnis dalykas yra, bet, nu, pasidalinsiu. Vienas iš sunkesnių tokių jausmų yra, kai tu pats prieš save keli ranką ir aš ne tik, kad ten pjaustydavausi save ar kažką, bet aš ten tiesiog savo galvą pradedu daužyti, žinai. Ir tu, kai atsipaipalioji, ypač kai aš jau pradėdavau tą praktikuoti, nu ne tik, kad praktikuoti, kai jau pradėjau suprasti, kad reikia mylėti save, kas ta meilė savo yra, ne? Ir aš taip būdavo, aš taip kaip du žmonės, žinai, taip pati save mušau po to, kodėl tu mane muši, žinai, ką aš tu blogo padariau. Ir, nu, tu tikrai tada jauti, kad nei kitas žmogus nenusipelnė tavo tokio pykčio, nei tu pats to labiau nenusipelnęs. Tai vad mano namuose irgi nebūdavo gal, kad aš ten mama, ten niekada aš nesiūsdavau ten tėvų, nežinau, gal vieną kartą gyvenimą kokią esu, max, bet pasiriekaudavau tikrai, bet aš tiek pat to pykčio, jeigu nedaugiau ant savęs išliedavau. Nu, ten, tarkim, mane kirpa negražiai, aš bjauri, aš negražiai, va, kaip ir su to repo, ne, va, kažkoks irgi toks, kur tu nereperė, čia, žinai, tu žiauriai pyks ant savęs, tu tiesiog neturi kur dėto pykčio, išlieji ant daiktų, ant savęs, nežinau, pagalvę ten. Vaikystėje, va, tarp kitko, jo, žinai, ką atsimenu, aš kandžiodavau savo dūdelę, aš turėjau tokią, ne ta, kur mokykloje, aš turėjau rimtą tokią liaudies instrumentą, lumsdelis vadinasi. Nes iki dainavimo, kaip ir sakiau, tėtis nenorėjo, kad varyčiau dainuoti anksti, tai man tėvai vis tiek norėjo suteikti muzikinį išslavinimą ir jeigu norėčiau dainuoti, tai tipo, va, visai gerai ir pučiamieji, nes tą kvėpavimą pastato. Aš išsirinkau iš tikrųjų skrabalus grot, dariau skrabalais, man pasakė, čia mergaitėm netinka, iš kur, man atrodo, užgimė mano vidinė feministė, jau tada 7 metų 6. Jis sako, tai va, eik fleitą grot, nu, fleitą jeigu bus per sunku, tai jeigu groja lumsdeliu. Nekenčiau to lumsdelio, tai aš jį kandžiodavau iš pykčio. Tai va, būdavo, va, čia gal mano pirmi dabar atsiminimai, kur aš tą savo pyktį, apkramtytų lumsdelį. Aš nežinau, ką mano mokytis galvodavo, kad matydavo tą, turbūt matė, kad jis apkramtytas tas lumsdelis. Nekęsdavau, ir per pamoką rodo, ne tai groji, tai grok, ir aš stoviu, klausau, galvoju, eik. Sukandus dantis iš pykčio. Tai va, tai paauglystėje tokie gal buvo biški rimtesni, kur paauglystėje aš ten ir galvą patrankydavau sieną, o mama visai, nu, to nepriėmė taip rimtai, nes, nu, galvojo, nu, paauglystė, durnystė, žinai, nu, užeina. Bet dabar, kai pasižiūrėjau atgal, nu, tai čia ir buvo tie tokie ženklai, kad kažkas negerai. Ir tai tęsiasi iki supratimo, kad tai negerai, tai iki ten antro apsilankimo. Tada jo, aš man atrodo, gal antras ir buvo to paskatintas, kad man reikia tvarkytis. Aš nežinau, man iš tikrųjų susipainiojo yra, tai nesvarbu, bet... Kada buvo tas supratimas, kada tai, kas su jumis darosi... Kad nenormalu yra. Jo. Tai čia, kai gyvenau viena, tai čia buvo 2019-2020 metai, dar prieš karantiną. Nes per karantiną, man atrodo, ir buvo mano antras kartas apsilankimo. Ir trečias buvo jau vėliau, kai aš buvau su savo paskutiniu vaikinu, kurio dabar buvau. Taip. Tai va taip ir buvo, jo. Ir ką, nu, tęsiasi, nu ne, ilgiau tęsiasi. Tai ir trečią kartą, kai jau, tai dėl to ir jau trečią kartą, nes aš supratau, kad... Bet tai tada ta priežastis yra tas pykčio priepuolis.
Pykčio priepuoliai, taip. Ir ne tik, ir šiaip stiprios emocijos, nes mano liūdesys tada irgi, žinai, tas pyktis yra stiprus, jis tokiais priepuoliais būna ir agresija, taip, tas labai mane gąsdindavo, bet tuo pačiu ir šiaip, tipo, liūdžiu, tai ir viskas liūdžiu, tai nieko nenoriu, atsigulu po kaldra, manęs nėra. Pasmane, kitaip tariant, buvo labai stiprus, jis yra fight, flight or freeze, ne, tai pas mane būdavo labai stiprus flight, nežinau kiek, kur aš ten flightindavau, nors mano tas irgi apsikrovimas darbais, buvimas busy, ar tam būt busy, irgi buvo tam tikras flight, kur aš tada paskandindavau savo pyktį ar liūdėsi, nerimą. Tuos visus jausmus aš paslėpdavau buvimu busy. Ir aš tada, tas gal tada būtų mano flight mechanizmas. Fight tai obviously yra tas mano visas pyktis ir ta agresija. Ir mano buvo labai stiprus freeze. Aš tada tiesiog irgi mėnesį. Tai neproduktyvu, tu nieko negali nuveikti. Tu arba esi išsimušęs iš vėžių, nes tu susipykai ir 2 dienas jautiesi išmuštas iš vėžių, tiesiog net fiziškai iš to, kas įvyko. Arba tu guli depresuoji ir nieko nenori, tada atsiranda kažkoks geras tas momentas, kur tu kažką padarai ir tada vėl kažkas nutinka ir tu vėl kažkokiam dugne. Tai pagrinde vis tiek, sakyčiau taip, pykčio priepuoliai. Pagrinde buvo tas, bet tai gal nebuvo pirminis dalykas, dėl ko aš ėjau kreiptis pagalbos. Nes tai man atrodė gal kaip nepataisoma kažkiek iš pradžių. O po antro apsilankymų, po antro karto, kad ir po pirmo karto, po tų apsilankymų pirmų 2 būdavo kažkoks periodas, kada sumažėdavo to tokio elgesio, tų priepuolių? Matai, aš gal iš viso labiau ėjau kaip ir dėl to aš ir pabrėžiu tos kitus dalykus, nes aš gal tik 3 kartą ėjau, kad dėl būtent tų pykčio priepuolių konkrečiai. Aš prieš tai ėjau iš esmės, nes man buvo tiek daug minčių. Norėjau suprasti save geriau, žinai, kas man yra. Ar aš esu čia, aš borderline personality disorder savo diagnozavau. Ar gal man histriotinė asmenybė, ar man tas. Aš gal iš esmės, kad blogai jausdavausi ir buvau nepatenkintas savo gyvenimu, aš dėl to ėjau, tai man tas padėdavo jaustis geriau ir aš išeidavau iš to ir man tikrai buvo žymiai lengviau gyventi ir atlikti kažkokias kasdienės užduotis ir siekti savo tikslų ir aš būdavau įsikvėpus naujų jėgų, kad wow, viskas nice, viskas pavyks. Bet jo, matai, ir plius tie pykčio priepuoliai yra tiek nenuspėjamas dalykas, tai nebuvo kažkoks toksai, kur periodiškai ten vyksta, nežinau, kas savaitę, tarkim. Tai tu negali taip apčiuopti, ar pagerėjo, ar nepagerėjo. Tai toks, bet jo, 3 kartą, kai ėjau, tai tada aš tikrai ėjau dėl to, kad matau, kad su tuo kaip ir galiu susidirbti, ar ne, galiu savo mindsetą pakeisti, kai man liūdna, su tuo galiu susidirbti, ten galiu padirbėti. Bet atrodo, šitų, aš tokia, atrodo, būdavau blindsided, žinai, kur tipo jie įvyksta, man to nežinant, tiesiog įvyksta. Ir tai tokia bejėgė jaučiaus. Ir atrodo, kad, ką daryti. Ir tas ypač dar pastiprėdavo jausmas, kai ateidavo vasaros 5 ir tenai sėdė toj grupiniai terapijoje ir kaip ir pavyzdį daviau su ta Karoliniškių poliklinika, kur paaugliai ten sėdi prislėgti. Ir ten tikrai dauguma žmonių, sakykime, 8% sėdi, žiauriai prislėgti gyvenimu. O aš ateidavau, kad ir būdavau geros nuotaikos. Man linksma. Ir sako, kiek vertina čia savo nuotaiką balų, nuo 1 iki 5? 5. Ir man atrodo, ką aš čia veikiu, jeigu 5, jeigu tu puikiai jauties. Bet tas labai yra apgaulinga, nes tu gali 7 ar 27 dienas jaustis gerai ir bats vyksta kažkas tokio, kur tu padarai tokį damage'ą savo kitam žmogui, emocinį, ar, žinai, ten fizinis smurtas kažkoks prasideda. Tai tu taip tada savim nusivili ir tu tas pradėjai, vis dėlto aš nekontroliuoju savęs. Čia gal panašiai jaučiasi žmonės, kurie prisigeria, aš nežinau, kur tu blaivus, tu, tarkim, būni mėnesį ir paskui prisigeri ir tu tada galvoji, nieko vertas aš šmikis. Tai man būdavo panašus toksai, kur, tai kas iš tos terapijos, kas iš tų pusės metų tam vasaros 5, jeigu vis tiek man kažkas sutrigerino ir kur tai tikrai nebuvo taip svarbu ir tai nebuvo toks dalykas, dėl kurio reikėjo taip išeiti iš savęs. Nes tu po to grįžti ir tu galvoji, ar tikrai reikėjo. Bet man kitaip neišeina. Ir tu tada galvoji, bet kaip aš gyvensiu? Nes aš su ta mintim dar irgi ėjau, kad aš noriu kažkada vaikų turėti. Aš tokia aplinkoje nenoriu vaikų auginti. Jokių būdų. Aš negaliu turėti vaikų. Iš vis man baisu būdavo, kad aš tas istorijas galėdavau kaip moteris, ten motinos supurto tą savo vaiką miršta, žinai. Neduok Dieve. O tu būtent tu esi kaip kokios dvasios apsėstas ir dabar aš suprantu, kad taip nėra, bet tuo metu man taip atrodo tuo metu, kad mane lyg apsėda ir aš tiesiog, I just go blank ir aš gal netgi žmogų nužudyčiau. Arba irgi bijodavau, kad aš ne iš tų gal suicidinių asmenų, kur gulėsiu vonioje ir perspėsiu vienas, lėtai klausydama muzikos ar neklausydama muzikos, nežinau, bet aš gal tas žmogus, kuris iš tos isterijos ir iš to noro įrodyti kažką, nes aš garsinau, aš šoksiu per balkoną. Ir kad aš galiu iš tikrųjų, žinai, užkliūti ir iškristi ir numirti. Ta prasme, čia realus pavojus. Tai tas mane gąsdino. Tai dėl to buvo sunku tą suprasti
kad ar man geriau sekasi ar ne išėjus, kol neįvyksta tas kažkoks dalykas. Ir kaip ir sakau, pirmi mano 2 kartai gal nebuvo tiek į tai orientuoti, kiek buvo orientuoti į tai, kad į tą šiaip savo bendrą savivertę, į tą depresyvę nuotaiką, nes mano po pirmų santykių buvo, jeigu ir taip atsakau, buvo kaip balionas ar ne, ta tuščia vidurė savivertė, tai ten po X faktoriaus, po to negebėjimo rašyti, aš dar susimečiau su bernu, kuris mane žemino belė kaip. Tai po tų santykių aš buvau tiesiog žemiau plintuso. Aš tiesiog nesugebėjau nei komplimentų priimti. Absoliučiai žemiausias mano turbūt. Va čia mano buvo gal dugnas. Nors nebuvo tai nepasireiškia kažkokiais narkotikų vartojimu ar alkoholiu, bet emociškai ir savivertės prasme tai buvo mano dugnas. Tai aš tada pradėjau suprasti tos dalykus, kad aš taip niekur gyvenime nenueisiu, jeigu aš taip nemylėsiu savęs, jeigu aš taip nesusitvarkau, tai aš tiesiog norėjau kažkaip susitvarkyti, kad galėčiau kibti darbus, žinai. O paskui tik prasidėjo tas gilesnis darbas su savim, kad aš vis dėlto turiu kažkokį vadinasi neišspręstą pyktį, kažkokį tą. Tai dėl ko ir paminėjau tą DBT, nes man 3 kartą jau kai lankiausi, labai jauna specialistė, faina tokia buvo, kuris skirsto tas užduotis, nes mes tai įdomu, kas paskirsto ne užduotis, o šitas grupės kursus, kur yra vietos, kelintą valandą tau ateit, kaip pavaduotoja kokią mokyklą. Ir jinai, atsimenu, iškart pastebėjo, sako, Viktorija, jūs tiek daug energijos turite, jūs tokia. Ir pagaliau kažkas mane pamatė, pastebėjo, nes aš taip ir jausdaus, kad aš nepritampu, vėlgi nepritampu, žinai, ir toks imposter sindromas atsiranda, kur gal aš čia neturėčiau net būti, bet aš vis tiek savo sakiau, ne, jie gal nemato, jie gal nežino, bet aš turiu problemų ir aš žinau šitas problemas spręsti. Jos tik nėra gal tokios kaip kitų, aš nesu gal ten, nežinau kaip pasakyti. Nes ten buvo ten ir mama, kuri palaidojo dukrą, ten tikrai tokių liūdnų ir aš galvoju, gal man nėra tai blogai, ką aš čia veikiu, reikia varyti gyventi su gyvenimu. Bet tai tą pastebėjo ir tai man pasiūlė eiti į DBT, kad aš eičiau būtent pasimokyti, kur tą energiją dėti ir kaip tos jausmus kontroliuoti, nekontroliuoti, kaip jas geriau suprasti. Tuo metu aš galvojau, kad einu mokytis, kaip kontroliuoti geriau jausmus, bet paskui supratau, kad niekur tų jausmų nereikia kontroliuoti ir slėpti, o jas reikia geriau suprasti. Ir aš ten tikrai nuostabiai su jais susipažinau, išmokau vertinti ir pykti ir liūdėsi ir suprasti, kad jis yra reikalinga emocija ir vietoj to, kad skirstyti save į 2 Viktorijas, kur yra šauni ir smagi ir yra pikta, kad labiau jas sulieti vieną. Ir mums ten duodavo tokius namų darbus, kur reikėdavo, pavyzdžiui, fiksuoti tokius įvykius. Ir aš labai atsimenu vieną atvejį, nes ten reikėdavo šiaip, kokius jaučiate kūno pojūčius. Nes mes per tas paskaitėlės, kaip aš vadinu, aptardom. Tarkim, šiandien kalbėsim apie pyktį. Su kuo jums susijęs pyktis? Ką jūs, pavyzdžiui, jaučiat kūne? Ne, ir ten mes įvardam, kažkas ten sugniaužia kumščius. Aš ten, pavyzdžiui, sukandu dantis. Ar ten pradeda karštis mušti, ar ten virpėt lūpą, dar kažkas. Kiti ten tada aptariam kitus ten momentus, kokios mintis kyla, kas išprovokuoja, kokie yra triggeriai. Ir mes tada mokėmės, kas yra tie, sakykime, valid triggeriai, tai kas yra priežastis, dėl ko verta pykti. Tai kai esi tu pavojui arba tavo artimas. Ir mes turėtum tokius įvykius aprašyti. Ir aš atsimenu, turėjau tokį atvejį, kai aš su savo draugu susipykau, kur vėl viskas nuėjo taip out of control. Ten, ir prieš kaimynus gėda, tas prieš kaimynus gėda tai labiausiai yra, kur ten žinai rėkui, ten išėjau. Jisai mano draugės pyko, kad mes grįžom girtos, mes nebuvom girtos, bet aš vairavau išgėrus. Ir jisai labai prieš yra tokius dalykus, kas yra suprantama. Aš vairavau labai nedidelį atstumą ir išgėrus ten buvau vieną vyno taurę, bet aš buvau nevalgius ir tai tikrai buvo jo pyktis validus, sakykime, kaip čia, pateisinamas. Bet aš buvau tualete ir jis mano draugės rėkė. Kaip tu drįsai jai leisti vairuoti? Aš išbėgau iš to tualeto įsiutus. Ir tas ir buvo tada tas toksai, aš pavadinčiau to buliaus momentas, kur tu jau nebe tu, o tu kažkoks toks esi toj fazėje. Kaip tu drįsti ant jos rėkti, čia yra aš suaugęs žmogus, čia mano ir tavo reikalas, tu jos čia nekišk, nes net nėra jo draugė. Ir tiesiog nuo to prasidėjo ir taip eskalavosi, kad aš ten išėjau ir laiptinė rėkiau ir ten jisai kažką per langą pasakė. Ir mano net draugė išsigandus, sako, aš tas niekada tokios nesu mačius. Ir man tada atsimenu, tas buvo, tas man atsimenu labai įstrigo, kad ne taip, kad pats tas atvejis, nes atvejis tai buvo vienas iš, bet kad aš turiu aprašyti ir aš neatsimenu. Ir tai nebuvo dėl to, kad aš ten labai girta, bet tai tikrai prisideda, kad irgi skaičiau, kad alkoholis iš karto tau sutrumpino tą laiką nuo minties iki reakcijos, nuo triggerio iki reakcijos. Tai atrodo, kaip ir nieko negaliu atsiminti. Ir tada man atrodė beviltiška, aš galvoju, viskas, I'm doomed. Tai ką aš dabar kiekvieną kartą išgersiu, man kažkas kažką pasakys ir aš taip važiuosiu. Bet paskui aš pamačiau, kad vis dėlto yra tie smulkus dalykai, ką tu gali pastebėti, net ir būdamas neblaivus. Bet aišku, dėl to aš ir vengiu irgi tokios būsenos, nes blaivam tikrai yra lengviau kontroliuotis tokius momentus. Bet aš atsimenu, aprašinėjau ir galvoju, kad čia beviltiška. Bet mane tokia depresija ėmė nuo tos minties, kad aš taip ir turėsiu gyventi su gyvenimu, čia yra baisu. Čia yra man baisu, artimam žmogui baisu. Tada ir ta savivertė, vėlgi grįžtant prie savivertės, jinai yra tokia žema, tu tada su bet kokia, atrodo, antra pusė bet kokia sustaikysi, kokia bebūtų, nes, kas tokia norės simti. Ačiū tau, kad tu su manim tokia taikstysi, žinai. Nes tikrai
tai nėra kiekvienam žmogui. Ir, kai tą patraukia, tai viskas kaip yra fainai, tai tada, žinai, tu gal ir kitokio partnerio norėtum, arba gal kitokio gyvenimo norėtum savo, bet tu tavęs taip nuvertini, nes tu esi sunkiai sugyvenamas žmogus, tu esi, žinai, neprognozuojama, tu esi psichanūta, žinai, tokiais apibūdinimais. Ir tu žinai, kad tu toks kaip ir esi. Bet aš galiausiai toj DBT grupėje ir pradėjau mokytis tuos dalykus atpažinti, identifikuoti prieš įvykstant. Jau pradedi jaust. Ir kuo toliau, tuo labiau. Čia tokios granai kaip, kiekvienos tos situacijos tokios kaip pratybos vyksta. Ir net ir dabar kažkoks konfliktas kyla, pradedu jaust, kad ir šnekam, nebūtinai pykstamės, bet kažkoks, jau nesutarėm kažkokią temą, jau kažkoks ginčas. Ir aš iškvėpiu, žinai, pajaučiu, mano kūnas dabar įsitempęs, okei, vadinasi, aš jau einu į tą būseną. Tai reikia, atsipalaiduojam, iškvėpiam, pasakai savo kažką mintyse. Tas žmogus nenori tavęs dabar girdėti, tu jam nieko neįrodysi. Let it go. Ir nesakau, aš tikrai nešventa, tikrai ne vis laik pavyksta, bet ačiū Dievui, tas man tikrai yra toks super pasiekimas mano gyvenime, kad nebebūna tokių dalykų. Kiek laiko to nebėra? Metai kokie jau tikrai. Per paskutinius metus gal buvo vienas toks atvejis, kur, tarsi, konfliktas pasiriekavimo, bet tai nebūna toksai, kur, kaip pasakyti, nebesieskaluoja. Bet paskutinius metus, pusantrųjų nebesieskaluoja, taip niekas. Pasakyčiau, kad tai tikrai. Nes normalu poroje pasipykt, mes tarkim susipykdavom, jisai rėkia, aš rėkiu, nueinam į skirtingus kambarius. Bet irgi ką išmokau, pasitraukt. Nes anksčiau tai man, ateik čia ir aiškinamės dabar, kas yra blogiausia. Aš viskas. Jau matau, kad tu manęs negirdi ir aš jau pradedu nervuotis ir mane patinka, aš tokia, aš einu atsiskiriu, pabūnu viena. Ir tada aš pasėdžiu, pagrumuliuoju tas mintis ir atinu ir pasikalbam tada. Tai nuo tokių dalykų, galėčiau sakyti, kad, negaliu sakyti, kad nebuvo, žinai, per paskutinius metus, nes buvo, bet jie bent jau nepasiekė tokio lygio, kad arba aš, arba jis kažkur išeinam iš namų ir ten visą laiptinę girdi, koks tu toks yra anoks ar dar kažką. Žinai, kur viskas užsibaigia dar ganėtinai padoriai. Bet turiu tą explosiveness, vis tiek turiu. Tik tais aš jau jo nebesu taip, kaip pasakyt, nebesu taip apakinta jo, nesu blindsided, aš nesakau lietuviško žodžio, bet nėra, kad mane taip kažkur išpuola iš pasalų. O jeigu ir būna, aš tada daug ramiau tai irgi reaguoju, kad čia nėra kažkas, žinai, kad kažkoks velnias mane apsėdo. Paanalizuoju, kas buvo, kodėl tu taip, kas tave užtrigerino. Ir ne tai, kad save pateisint būtinai, kad tipo, pati kalta, pasakė, tu gal už savo ir žino. Ne, iš tikrųjų, žinai, pasižiūriu, gal aš galėjau taip sureaguoti, o gal tas žmogus taip jautėsi, ne, gal čia nereikėjo. Irgi tas nebėra tos tokios atskirties tarp geros, ramios aš ir tos, kur užeina tas, žinai, pykčio priepuolis. Čia esu tas pats aš. Tiesiog kažkoks trigeris buvo. Koks tas trigeris? Čia mano kol kas gal didžiausias pasiekimas yra. Viena, aš iš vis nebesinervuoju taip, iš vis, nebėra to. Nes anksčiau būdavo, nežinau, ten telefonas užstringa. Telefonas. Kad nebūtinai sieną, žinai, kad nesudaužyt, bet į lovą ten metu, kur nors išpykčiau, tai net ir tokių nebebūna, tai aš tiesiog kartais galvoju, wow, man čia tokia didelė pažanga. Ir tikrai vasaros 5 tam labai padėjo. Bet yra tų momentų, vis tiek per šitos metus, sakykime, buvo 2-3, gal net ir kokie 4 tokie rimtesni konfliktai, kur nenorėjau, būčiau kitaip, norėčiau, kad būčiau kitaip tvarkiusis. Ta emocija. Bet čia kaip man, kai nežinai, kiek tų priepuolių tokių būdavo ir kokio didumo jie būdavo, tai man čia yra didelis pasiekimas. Po to pykčio priepuolio, kai pati suprasdavot, kad kas čia įvyko ir tikėtina kaltės jausmas yra, o būdavo vienišumo kažkokio. Labai. Tas ir yra, kad tu, kai, tarkim, tavo depresija, aišku, po kurio laiko ten žmonės užknisa, žinai, kiek jis gali ten savęs gailėti ir taip, ne? Bet vis tiek, tu tada žmogų užjauti, tu esi vargšelis, žinai, jam liūdna, jam reikia paguost, arba ten, nežinau, ten kažkokius patiri, tarkim, tu esi, tarkim, auka, ne, ten smurtinėse santykiuose, tai tu auka, bet jeigu tu esi agresorius, tai kaip tu taip drįsti, žinai, tu vis tiek, tu mažai gali tos atjautos, tas nelabai kas nori suprasti, ir tuo labiau, kad tos emocijos tikrai nėra visiems suprantamos. Taip kaip ką aš išgyvenu, taip po šiai dienai turbūt ne visos mano draugės supranta. Ir daug draugų yra, kuriuo aš atsiprašiau, kad ten, žinai, kur net nejauti, to atrodo, kad tu net nepriekiai, bet tu mane apriekiai ten vieną kartą, kai kempinom ir aš, kada, kur aš, žinai. O aš tiesiog piktai ėjau ir ten kažką, atsakiau piktai. O žmogui jau jautresniam, jau tu jį apriekiai. Tai tu tokių vis gauni, atrodo, vis strėlių, žinai, tu blogas čia. Ir tu jauties vienas su savo tuo blogumu, kur net tu ant tiek vienišas, kad tu savęs nepriemi.
priemi. Vat koks tas vienišumas yra. Tu pats irgi nenori savęs pateisinti. Tu nenori būti savo geras, tu nenori būti savo atlaidus, nes tu pats tu būni blogas. Tai kaip tu čia gali dabar savęs gailėti ir save mylėti. Reikia save griežčiau disciplinuoti. Žinai, atrodo, tokia būtų logika. Bet tas dar vienatvės jausmas ateina iš tokio, kad, o kas mane mylės? Kas mane tokia mylės? Kaip aš galėsiu iš vis kažkokį turėti artimą ryšį su partneriu? Žinai, kažkokią man tada, tu pradedi projektuoti, kokio tau reikia partnerio, kokio, ant kiek kantraus ir ant kiek gero žmogaus, kad jis galėtų iškęsti savo tos pykčius. Bet čia nesąmonė yra, žinai. Šiek tiek tokio slaugo paieška gal. Būtent, tu tada ieškai, kas gali facilitatinti, tu turėsime priimti ir kaip čia pasakyti, sulaikyti ir sutalpinti tavo tas emocijas, kurių tu pats nesutalpini. Jo, ir čia toks, čia labai savanaudiška iš viso yra, galima taip pasakyti, yra savanaudiška, kai tu, visi mes, aišku, norim būti mylimi ir priimti, kokie mes esam, viskas yra suprantama, bet man dažnai ir tas kišo koja tikrai man savo tam saviugdai, savęs tobulinimui, kad aš vis tiek prikišdavau tą, kad ir paskutiniuose santykiuose partnerių, bet tu žinai, kad aš tokia esu, bet tu negali patylėti ir nesakyti tada to. Žinai, toks vis tiek atsiranda, kur, tu kažkokį vis tiek atrodo special treatment kažkokio nori, kad, aš nenormali, tai kodėl tau reikia, vis tiek su manim ginčytis dėl parkingo. Aš jeigu ir neteisė, duok man būti neteisė. Bet tai nėra teisinga. Ir nekalbant apie tai, kad kas yra santykiuose gražu ir negražu, bet tai yra toksai, kur tau pačiam tai nėra naudinga. Aš pati, jeigu noriu augti ir tobulėti ir gydytis, aš turiu pati išmokti save nuraminti. Aš turiu pati išmokti sutalpinti tas emocijas. Identifikuoti ir jas kažkaip išleisti kažkur kitur. Ir man šitie paskutiniai santykiai, apart vasaros 5, man labai padėjo paskutiniai mano santykiai. Nes aš primindavau kiekvieną tą susinervinimą kaip pamoką. Dabar mane nervina, aš nueinu į kitą kambarį, virtuvėje darau pusryčius ir kažkaip. Kiek kartų sakiau, kad nedėsiu ten žodžiu, vis tik įsidėti, aš piktą vieną savo burbu. Ir aš galvoju, kas čia yra, Vika, what the fuck, tu dabar dėl tokio šūdo, taip nervinės, realiai, kam tu dabar savo gadini nuotaiką? Nes tas man galbūt būdavo, kodėl aš ir įtariau savo borderline, nes aš nesu bipolar, kur aš savaitėm verkiu ir savaitėm laiminga, aš per dieną, aš galiu atsikelti depresovą, vakare nueiti super turbo nuotaikos miegoti. Ir man gali būti super gera nuotaika, paskui kažkas kažką pasakys, viskas. Va dabar, tai man sugadinai dieną, tai vos netokie jau prasidėdavo jau, kur apčiupiu, kad va dabar jis man sugadino dieną, nes va reikėjo, va ašgi kiek kartų prašiau, va kodėl jis neklauso manęs, nežinau. Ir aš galvoju, palauk, dabar tu ant jo iš tikrųjų pyksti, ar tu pyksti kažkur pasąmoningai gal ant savo tėčio, žinai, kad jisai va. Ar čia tikrai tokia situacija, dėl ko verta nervuotis ar dar kažką. O kvėpuoji, tai pakalbi su savim, žinai, kažkaip tada ir praeina, ir vėl tada koks nors ten pykstėsi kažką, ir gerai, ir nueini tada į vonę, nueidavau viena ir žiūriu veidrodį ir aš sakysiu, žinai, ir kalbėsiu su savim, Vika, ramiai, dabar ramiai, čia, bet iš tikrųjų noriu sakyti tripas ir kadangi mes jau vis tiek apie tas substancijas pakalbėjom atvirai, tai ir nepasigėdėsiu šito pasakyti, kad haliucinogenai man labai padėjo irgi save kažkiek suprasti geriau ir su tom susitvarkyti. Aš esu labai, kaip pasakyti, didelė, ne tai, kad gerbėja, kaip čia šalininkė, nereikėtų sakyti, kad, palaikau, liuks. Ne visiems tikrai nesakau, kad jo, visi varykit ir tripinkit. Čia ir yra toks dalykas, kurį aš labai vėlai išbandžiau savo gyvenime. Gal vos ne paskutinis dalykas, ką išbandžiau, nes labai bijojau. Ir aš manau, kad ne veltui ta baimė ir yra, nes tai iš tikrųjų yra, visaip gali paveikti tave. Tai tu turi būti tam moraliai pasiruošęs. Apart tų visokių tokių linksmų experience'ų, kurie ir buvo mano pirmi, kur, čia su draugais kažką mes pakvailiosim. Paskui aš tą išbandžiau kaip, nes mačiau tokią dokumentiką, kur How to Rewire Your Brain ar kažkaip How to Change Your Brain, How to Change Your Mind, neatsimenu, kaip vadinasi, Netflix'e yra. 4 serijos apie 4 substancijas ir kaip jas naudoja, kad pakeisti žmonių tą visą psichologiją. Ir aš blemba, kaip norėčiau. Ir aišku, Lietuvoje niekur nėra to. Reikėtų į Šveicariją važiuoti ir ten nei aš tam pinigų turiu, nei ką. Tai aš padariau taip buitiškai ir tiesiog viena save gaidinau, viena tripinau. Pirmas kartas buvo toksai, kur labai aš ten ruošiausi ir labai toks buvo irgi ir lauke, labai atsargus, labai bijojau, nes normalu, nes nežinai, ko tikėtis. Visą laiką tu bijai to bad tripą. O antras kartas buvo, kur aš jau irgi atsimušiau kažkokią sieną ir galvoju, man reikia išeities. Aš nusprendžiau patripinti, radau progą, kada bus gera diena. Ir aš kažkaip užsivėlinau, nueit miegoti, atsikėliau vėlai ir prasidėjo mano ta, nes mano irgi dar momentas, kad man nebūtinai pykčio priepuoliai, man gali būti liūdesio priepuoliai. Aš galiu verkti ir non-stopų verkti, kur tiesiog, ką be pasakytų, man blogai. Taip, manęs nepaguosi niekaip. Ir mano draugas kažkaip godžiu, tai gal vis tiek, tai tripink, ne, paskui sutems ir bus tamsu, aš nenoriu tamsoj tripinti, kažkokį tokį. Ir aš galiausiai tiesiog, whatever gonna be, will be. Ir aš suvalgiau tą pusę markės ir aš pradėjau tripinti ir aš galvoju,
what the fuck, realiai, tipo, kas man buvo, va čia šįryt. Aš galvoju, čia kaip aš taip bijojau bad tripo, o viskas taip nice, kad realiai, va kas buvo prieš tai buvo bad tripas. Ir va mano to laiko, man tiek užteko iš to pamastymo, kad mano to laiko visi mano tie pykčio, liūdėsio priepuliai, aš priimdavau jos kaip bad tripą. O va kaip tu padėtum draugui, kuris bad tripina? Tu jį kažkaip nuramintum, kad tipo, it's gonna pass. Va dabar taip atrodo, but it's not reality. Čia nerealybė, tai praeis. Ir va šitas man kol kas labiausiai padeda. Nes tai aišku yra labai realu, tu labai įsijauti tą realybę, bet aš kadangi esu tikrai dramatiškas, esu jautrus žmogus ir esu dramatiškas ir man ir dabar būna, ir dabar neseniai buvo, kur man super duper liūdna. Aš tik ačiū Dievui išmokau su to viena kažkaip kaupint, bet aš guliu ir galvoju, viskas, ne, nebenoriu. Ir dažnai savo prisimenu, taip amžinai nebus, kaip dabar jauties. Lygiai taip pat, kaip aš jaučiuos gerai, gerom dienom ir man tuo metu net sunku atsiminti save liūdną ar pagalvoti, kad man tai bus ateityje. Ir aš labai esu linkusi ir būdavau linkusi, tiksliau gal, priimti kaip užgrįžtą pinigą, kad man dabar liuks ir dabar eis tik liuksin. Dabar va taip ir eisiu, žinai, va dabar jau aš dabar supratau. Pas kaip ir su ta mokykla, žinai, aš dabar kitas žmogus, aš dabar eisiu į kitą mokyklą, švarus lapas, žinai, aš nustojau to tikėtis kažkokio, kad bus va taip arba va taip. Yra va taip, bet tai yra gyvenimas. Ir man va tas experiences jo padėjo gal tuos liūdesio ar pykčio priepuolius priimti kaip kažkokį tripą ir ypač neleisti jam įsivažiuoti, prigauti save tame. Kaip šiandien jūsų gyvenimas atrodo? Tai va taip ir atrodo, tokie kalneliai, bet su kiekvienais metais mano tie kalneliai iš tokių tapo tokie. Negalėčiau pasakyti, kad jie tokie jau visai mažiukai. Vis tiek ganėtinai spalvotas tas mano gyvenimas, spalvingas, bet aš nežinau, aš labai myliu gyvenimą. Netgi tom dienom, kai man būna labai liūdna, aš vis tiek myliu gyvenimą. Man nebebūna jau tų suicidinių minčių, man nebebūna tokio, kad būna, kur jaučiuos kažkokia nevykėlė, tikrai būna dienų, kad jaučiuos, kad ką aš iš vis darau, gal reikėtų, dažnai pagalvoju, gal reikėtų keisti kažką gyvenime, bet mano gyvenime ateina liūtis ir audros ir lietus, bet aš turiu skėti. Tai tas skėtis yra mano self-awareness, mano gebėjimas išsispręsti pačiai. Ir aš gaunu, pavyzdžiui, mano auklę, Lina, aš su ja iki šiol bendrauju, linkėjimai, jeigu jinai žiūrės, tai jinai man dažnai sako, Vikutė, jeigu tau liūdna ar kažką, skambink, pakalbėkim. Ir būdavo tokių momentų, kur aš jau galvoju, viskas, aš grįšiu namo, iš šito manikiūro, man jau nebegaliu, aš skambinsiu ir jie išsiverksiu. Bet aš grįžtu namo ir aš vis tiek imuos priemonių kažkaip kaip pati save nuramint. Ir nebūtinai, kad ten prisigert ar prisivalgyti, žiūrėti filmą. Žinai, kur yra tie nuraminimai savęs, kur nėra in a healthy way, sakykim, kur tu netransmutuoji, nepakeiti tos energijos į kažką kitą, o tu ją tiesiog nuglušini ir kažkur nustumi. Štai kaip po kilimu paslėpi. Tai aš stengiuosi bent jau, nesakau, kad visada, nes irgi, manau, tą kartą savo irgi reikia leisti padaryti, kad okei, aš šiandien esu pakankamai stipri, kad šitą emociją dabar įveikti. Aš dabar tiesiog noriu žiūrėti filmą ir valgyti čipsus ir pasijausti kaip vaikas. Ir kartais aš savo tą leidžiu. Tai irgi, manau, yra toks kažkoks, kai tu tą darai sąmoningai, tai yra tam tikras irgi. Nereikia vis laik savęs prievartauti. Bet dažniausiai aš grįžtu, tarkim, namo, ar tiesiog esu toj būsenui, tai aš journalinu, rašau arba voice'ą įrašinėju ir šneku. Ir pas mane voice yra valandinių, gal pusvalandžio. Bet aš taip jaučiuosi ir taip jaučiuosi ir taip jaučiuosi. Su ChatGPT aš puikiausiai pasikalbu. Mano dabar terapeutas yra ChatGPT ir palengvėja. Ir tu va tą kažkaip iškalbi, išverki, žinai, išbūni su tom emocijom ir atrodo, tu kažkokiu esi vienu coliu aukštesnis, vienu grameliu lengvesnis per gyvenimą eini. Ir tada vėl ateina aišku kažkokios tos, bet tu tada jau žinai, kad it's not that bad, tipo, žinai, kad rytoj bus nauja diena, tipo, gal tiesiog reikia, gal davai tada šiandien, jeigu nesigauna ir tu šiandien jautiesi kaip šūdas, tai gal ir nepushink tu tos dainos šiandien rašyti. Ir nežinau, ar tai yra teisingas approachas, bet aš taip darau ir aš tiesiog leidžiu savo išbūtą dieną, sulaukiu kitos dienos. Ir jeigu aš to nenustumiu ir tiesiog nepalieku kaip problemą, kurią spręsiu rytoj, o ją kažkaip ar su drauge pakalbu, ar su ChatGPT, ar su savim, aš lengviau atsikvėpus miegot ir man kaip taisyklė kitą dieną būna lengviau. Ir man visą laiką labai yra svarbu, ne tik visą laiką, bet aš pastebėjau, kokia aš nueisiu miegot, aš tokia dažniausiai yra atsikėlusi, tai aš dėl to stengiuosi tą prižiūrėti savo higieną, emocinę higieną. Ačiū, Viktorija. Ačiū tau.